Sveiki gyvi, labas Erikai. Labas, Andriu. Iškart sveikinu su tavim, pristatau mūsų svečią Erikas Laukžemys. Kaip aš tave praeitą kartą pristačiau, vienas aukščiausių spinų žaidėjų Lietuvoje ir spinų mokykla.com įkūrėjas, vadovas, CEO, kokias dar turi pareigybės, iždininkas, finansininkas. Nežinau, nemažai gal ten tų visai pareigybių. Kada aš čia pas tave buvau? Tu buvai, šiandien aš žiūrėjau, 21 metų Liepos mėnesį, 2,5 metų praėjo. Moho, laikas greit bėga, aš galvau, kad prieš 1,5 metų. Matai, čia, žinau, buvo pandemija, aš irgi sunkiai gautų. Tai baiginėjęs gal. Baiginėjęs tada? Ar ne? Ne, buvo. Nežinau. Vasarą ten nebūdavo to apribojimo lygtais. Ir jau tada, šiandien skaičiu komentarus, nes galvoju, gal kažką tai, žinai, ko ten neapkalbėjom, ar dar kažką tai, gal kažką pasėt. Jau tada visi rašė, kad reikia antrą dalį iškart daryti. Tai biški praėjo laiką, bet darom antrą dalį. Tai apšnekėsim dalykus, kas pasikeitė. Atsimenu, tada finišavom kaip tik su kalba apie tą garsėją bylą, tai jau baigęs, galės papasakot, nes irgi žmonės net po metų klausė, yra komentarai, kur metam praėjus klausė, tai kaip ten baigęs, kaip ten ką. Tai papasakosiu gal visas kažkiek detalių, kiek gali pasakot, kiek dar noris pasakot, gal, žinai, nelabai noris, gal čia nėra. Tai papasakosiu. Nėra, žinai, tas pats maloniausias pasakojimas. Čia aš gal iš karto įteiksiu, mano mokyklos merčio. Super, dažniausiai atvirkščiai būna, kad pasikvietė į mane. Dažniausiai sakau atvirkščiai būna, bet pritaikau, laptopai, laidžiukai kažkokie net yra. Taip. Ačiū labai. Aš bet ką darysi dabar? Baigęs mano šitas merčio, dar blizonų turiu iš tikrųjų. Dar vis galite nusipirkti, kas norit blizonų, galite man parašyti. O šitus visus tai išdalinom per Radarom akcijas. Šiaip iš tikrųjų per tos turnyrus labai daug išdalinom. Jo, palauk, žiūriu, 2 years ago. Jo, buvo kažkaip vasara. Jo, priešingai nei dabar. Dabar labai šalta, tada buvo labai karšta. Jo, kažkaip buvo, žinok. Jo, Liepos 1 buvo. Jo, Liepos 1 buvo. Sakau. Tai dar pradžioj, kol neįvažiavom viską, tai tik tai noriu papasakoti apie, jau su Eriku pradėjom šnekėti, apie Olibet Showdown Vilnius Icebreaker seriją, kuris startuoja jau už 9 dienų. Ir sakai, ir tu atvarys pažaist, sakai, Lietuvoje net nesi normaliai žaidęs jau iš kokios serijos. Ne. Kiek esi apskritai turnyrų Lietuvoje žaidęs? Bet jau normalioje karjeroje dar, kur ne į 2 karalius vaikščiai. Ir 2 karaliuose nesu žaidęs. Nesi sportinio pokerio iš vis žaidęs? O šiaip Lietuvoje, jo, esu gal 1-2 kartus gal žaidęs. Tai va. Nedaug labai. Tai apsilankyk būtinai. Čia dabar dar bus dėmesio, žinai, po podcast'o visi. Aha, jeigu bus išėjęs jau pat. Bus, išleisiu šitą iš karto. Per artimiausiam dienom. Okay. Tai rokas, kada padarysiu šiandien į vakarą, tai rytoj nuo ryto greičiausiai jau bus. Žiūri, netik, žinai. Niekas to nepadarysiu, savaitgalį gausi. Tai, jo. Aš jau sudarė. Serija startuoja sausio 27, tęsis iki vasario 4, savaitę laiko, pilna pasirinkimų, main eventas, kaip ir jau standartinė, tokia pasidarius standartinis tvarkaraštis, startuoja nuo 350 progresyvo 2 dienų, šeštadienis, sekmadienis. Tada pirmadienį ten 300 paprastas ir antradienį startuoja main eventas. Main eventas turi 3 startinės dienas, A, B ir turbo dieną C. Praeisiais metais main eventas buvo apie 200
5000 prizinis fondas buvo apie 500 žmonių, iš daugiau, man atrodo. Jo. Ir praeitas buvo, būtent Icebreakeris, būtent šitas sausio mėnesio, tai didžiausia serija buvo Lietuvoje. Visų metų didžiausia. Kažkodėl tai ta metų pradžia geriausiai būna didžiausios serijos. Aha. Tai net keista, žinai, kažkaip būna. Paskui vasara buvo, kažkaip irgi per Joninės buvo didelė, bet, tai sunku, žinai, sugaudyti kodėl. Aha. Bet buvo gerai. Bet čia 205,000, čia visai blemba rimtas. Jo. O koks šiaip, kažin, didžiausias Lietuvos istorija yra buvęs? Tai ten jisai didesnis gaunas negu 205, čia estimated. O didžiausias, palauk, kas čia ta mūsų didžiausia? Žvejo gal koks? Ne, žvejas nebuvo toks didelis. Gal paskutinis žvejys gal buvo, bet man atrodo šitie, gal buvo kažkada koks 1000 įpirkų, bet pigesnis dar buvo. Tai man atrodo pagal prizinį fondą, gal praeitas tas Icebreakeris ir buvo didžiausias. O tai šitas mainas bus 500, ne? 5. 3 5, ne? Taip. Mainas buvo 470 mentrių. Kem 9 už pirmą vietą buvo. Solidžiai. Jo. Labai solidžiai. Ir 500 įpirkos turnyrė. Kaip Lietuvoje. Lietuvoje. Blemo kosmosas. Už pirmą kem 9000. Tai taip. Čia tikrai ne rekordas. Nežinau. Gal ir rekordas, žinau. Gal praeitis metais ir gal buvo didžiausias. Ir tada yra high rolleris, 2 dienų, 1000, tai irgi praeitis metais buvo 70 žmonių, kas plius minus irgi neblogai. Ar ne 2000 buvo praeitis metais? Ne, 1000. Lietuvoje nėra brangesnio buvo. Jo, aš buvau finaliniam stale, aš dabar atsimenu. Ir buvau visiškas čip lyderis. Ir susidėjau prieš antrą vietą. Baigęs blogai spėjo, ne? Jo. Aš top 2 turėjau bottom setą. Aha, tai procentų turėjai dar. Na, bet nedaug. Nerealizavus tada procentai. Tada bus Olibet Special 300 PM ir dar 220, man atrodo, paskutiniam dienom. Plus Ladies event, aišku. Tai kviečiam ir Ladies visas. Ir tai būsiu aš, bus Erika sakė. Tai ateikit pasilaukit. Ladies event, ne? Ne Ladies event, tuose kituose, žinai. Tai jo. Tokios naujienos startuoju. Aš irgi metus startuoju. Nežaidžiu dar šiais metais pokerį. Visiškai nežaidžiu. Tai 2 savaitės praėjo tik. Vis tiek, žinai, bet kai paprastai, žinai, kaip galim nuo to startuoti, žinai, kaip žmonės duoda tas New Year Resolutions, tai kaip ten pradeda štampuoti. Tai kokius tu davai savo šiais metais, jeigu tai yra tokie, kur gali pasakoti, gal, žinai. Kažkokie kokių tikslų, ta prasme? Jo. Ar turi kažkokių? Šiaip aš esu tikslų žmogus gyvenime, tai kiekvienais metais išsikeliu kažkokius tikslus ir mano tikslai yra ganėtinai, nėra, kad ten labai skirtus. Kažkada seniau, kai aš tik pradėjau pokerį taip normaliau pliusuoti, kokiais 2014 metais, tai aš atsimenu visada finansinius tikslus išsikeldavau. Ir aš mėgdavau išsikelti tokius biškai nerealius tikslus. Aš tada buvau mid-stakes regas, aš sakydavau, gerai, dabar ten, sakykime, 2013 metais ar 2014 metais dabar aš iš pokerio uždirbsiu 100 000, neprisimenu, dolerių, aš turbūt tada išsikeldavau jo. Ir, aš aišku, feilindavau ten su tais tikslais, ten trečdalį arba pusę to tikslo pasiekdavau ir, plus aš aišku, į pokerį nebuvau full time. Ir aišku, paskui aš tos tikslus po truputį adjustinau, paskui radau tokį dalyką, kad tikslus galim išsikelti, sakykime, tokius optimistinius, realistinius ir, tokius biškai pesimistinius. Tai va dabar taip jau linkęs išsikelinėti 3 dalių tikslus, kiekvienoje realiai srityje. Finansinių tikslų gal truputį mažiau išsikelinėjau, nes su tais finansais tiek jau plus minus maždaug aišku, ko ten galim tikėtis. Aš labiau dabar išsikelinėjau tokių tikslų su mokykla, su kitais savo projektais, žinai, su savo sportinė forma, su teniso forma, ką aš pasieksiu metų gale. Tai blemba, šiaip visai dabar, sakyčiau, pavyksta. Aš išsikeliu ir ten gruodžio 30 ar 31 dieną aš einu peržiūrėti.
įsivertinu, pasidarau kažkokį mini aprašėlį, kaip ten kas sekės, ką pavyko įgyveninti, ko nepavyko, kokias klaidas padariau ir panašiai. Nu ir iškart išsikeliu sekantiem metam. Šiaip dabar dar pagalvojau, nu, čia va dabar šiais metais, kai išsikelinėjau, daug laiko nebuvo, nes buvom išvykę iš namų, tai pagalvojau, kad visai dar būtų smagu išsikelti tikslus 5 metam į priekį arba 10 metų į priekį, kur tu save matai, ką tu nori padaryti ir panašiai. Tai jo, bet šiaip gyvenime aš esu optimistas žiūrint į savo tikslus, nes mano tikslai, nu aš jų beveik niekada neįvykdau, visada būna per daug užgazuoti, kaip sakant. Tai va, o kaip tu pats, tu irgi išsikelinėjai tikslus? Ne, visiškai ne. Niekada, ne? Ne, anksčiau turėjau kažkaip tai keldavau, bet dabar kažkoks biški, nežinau, čia turbūt su amžiumi, žinai, gal tai su senatvė, tiesiog, žinai, sengsti, pohui daras. Ne, nu ne taip, bet nebepušinu savęs kažkaip tai, biški gal kitur prioritetai, biški susidėlioja, tiesiog yra, kad labiau aš orientuojos į gerą savijautą on daily basis labiau. Man daug svarbiau yra. Negu kad pušint save su kažkokiais tai tikslais ar ten dar kažkas tai. Jie greičiausiai kažkokie yra galvoj, plus minus, žinai, padėlioti, bet aš nespaudžiu savęs, jeigu matau, kad tų tikslų siekimas kenkia mano tipo, kažkokiai geros savijautos būsenai. Labiau taip, žinai. Ir praeitus metus, žiūrint, tai jau, sakau, tau net ir pasakau, tai kaip 5 metų tai realiai nežaidžiau online visiškai, žinai. Kur realiai turėjau, nu, vėlgi, nebuvo jie kažkaip garsiai įvardinti ar dar kažkas, tai neužrašyti ten dar kažkas, bet plus minus ten, žinai, įsivaizdavau ten, kiek turnyrų reik per metus sužaisti ar ten dar kažkas tai. Ir buvo tokia situacija, kad 5 metų startavau praeitus metus gerai, viskas plus minus gerai tenės ir paskui toks kelis mėnesius kritau, nu į tokį blemą kažkaip ir nu žinai, kaip ir atsimeni pasakoji, tu kaip ir čia, bet čia ne tiek, kad tu pasakai, kiek visiems pokeristam yra, kad tu gali 5 metus pliusuoti ar ten dar kažką tai ir turėk 2 blogus mėnesius, viskas, tu jau griūni, žinai, atrodo, kad nu, tu jau ar tu save klausinėjai, ar tu čia gerai darai, ar ten dar kažkas tai. Nu ir aš, žinai, pradžia buvo gera, paskui ten keli 2-3 mėnesiai tokia prastesnė ir aš pradėjau, žinai, jaus, kad aš per mažai dirbau šiaip iš principo ir, nu, pats savo turėjau pripažinti šitą dalyką, kad, nu, per mažai dedu darbo į viską, kad nelabai moku mokytis šiaip iš principo ir reiktų kažką bandyti keisti labai. Nu ir buvau sugalvojęs, kad eisiu pas Gyti su Miku, tipo mokytis, nu ir ant steikingo to pačiu, nes, nu šiaip, žinai, tos informacijos jie, dabar jie čia ją dalina, bet tuo metu tai jie jos nedavė. Nu ir, žinai, susitikom su Gyčiu ir Miku, sako, nu blemba, žinai, tu tipo mažai žaidi, žinai, sako, per mažai žaidė, nu tipo, nelabai norim, žinai, sako, ir tau jokio tikslo nėra, žinai, ir mum kaip ir nėra kažkokio tikslo čia tave imti. Sakau, nu davai, žinai, padarom, kad tipo, aš atžaisiu pilnu režimu ten kokį mėnesį ir pažiūrėsim, tipo, ar išeina ar neišeina. Ir jūs matysit, ir aš matysiu, žinai, nes, nu, pas juos ten, žinai, įsivaizdavimas yra, kad, nu, standartiškai žmogus turi apie kokius 800 sužaisti per mėnesį, per tokį, nu, tvirtą darbo mėnesį apie 800 turnyrų turėtų sužaisti. Nes tada, jeigu išsimeta atostogos ir taip toliau, tai kad 600 vidurkis būtų metinis, nu, toks plius minus, žinai. Nu ir aš buvau kaip tik Palangoj ten, kai buvo serijos ten kažkokios, tai nu ir tipo grindinau, žinai. Nu, gyvenai Palangoj ir grindinai? Jo. Aha. Nu ten kelias savaitės, žinai, porą savaičių. Ir kažkaip tai, na, ir ten da tokių visokių ten dalykų, ten draugo tėvas mirė, į laitės važiavau, ten dar ten kažkaip taip susimalė viskas per tą patį. Ir taip stipriai bandžiau grindinti. Nu ir tipo pragrindinau, toks, nesijaučiau labai gerai. Tada išvažiavau ir vėlgi prasidėjo vasara. Dar išvažiavau į laivą. Aha. Ten laive
kaip tik man atrodo gavos, kad žaidžiau, prasisatinau 5000 turnyrą, tipo, ten likau tam 5003, žinai, Taline. Ir grįžti reikėjo, ir toks biški yra tas, nu, čia nėra jisai geras, aš kaip pokeristas, nu, negerai kalbu, aišku, žinai, iš principo, bet grįžti po didelio turnyro, vėl grindinti $30 turnyrus yra sudėtinga. Kai tu žaidėjai vakar 5000, žinai, dabar eiti žaisti $30 turnyrus, nu, yra sudėtinga. Nu, ir gavos toks blokas kažkoks, tai, žinai, galvoju, pailsėsiu tą vasarą, tada pailsėjau tą vasarą, ten dar kažkur kažkas, tai ten vaikai, žinai, atostogos, ten taram-baram. Galvoju, nu, pradėsiu rudenį vėl ten visokių reikalų, problemų ir taip toliau. Ir taip nepradėjau. Ir kažkaip, kas blogiausia, kad neturėjau noro žaisti online. Nu, nuoširdžiai neturėjau to noro žaisti online. Ir dabar jo neturiu. Dabar jau po biškį grįžinėjau, kaip ir studijuoju, žinai, ten dar kažkas, tai kad galėtų, kad negrįžčiau visai ten, žinai, minusuoti kiaurai. Bet, nebėra tas meilės tam online, nežinau, kaip ją grąžinti. Bet žinai, kai nėra rutinos, paskui, kai dingsta ta rutina, sunku ją vėl viską reikia statyti iš naujo. Ir plus tu sakai, iš 5030 yra sunku grįžti, tai gal nereikia viską skaičiuoti per įpirkas, reikia skaičiuoti vis tiek per tą valandinį. Aš negerai, tai aš tau tą ir iškardžinai, sakau, nu nėra čia gerai, kaip pokeristas, kaip kalbi, bet, pačio čia to, čia net ne pinigų esmė yra, čia tiesiog, tokio įdomumo, žinai, kad... Tu kaip ir, vėlgi, čia aišku, žinai, čia nieko nereiškia, tas vienas turnyras ar dar kažkas, tai, bet kai tu... Kiek tu ten už 3 vietą pakešinai? Turėtų neblogai gautis? 4 kažkas. Nebuvo didelis sielas labai, ne? Nebuvo ir buvo labai šūdina apie jautų struktūrą, kad jie kažkokiu, tai ten labai lievai buvo sudėliota, kad būtent dar 3 vietą gavo mažai, o 1-2 gavo daug. Kažkaip ten, ir mes paskui ten aiškinams, kažkas ten labai sukėlė ant tų 1-2 vietų. O visas tas kitas. Kaip visopas. Visopas 1 vietai viską atiduoda. Nes buvo, man atrodo, už 1 gal kokį 60, o 2 negalėjo tai būti. Buvo... 45 kažkas tokio, kad vos ne nuo 3 iki 2 vos ne didesnis skirtumas negu nuo 2 iki 1. Kažkaip labai keistai tam buvo. Ok. Tai toks, sakau, gavas toksai, bet negaliu sakyti, kad, žinai, labai čia save spaudžiau dėl to kažkaip tai, bet nežinau, žiūrėsim, dabar po biškį liktai grįžta tas noras žais, bet jo, matai, bet aš irgi esu labai įpročių žmogus, aš jeigu pradedu, tai jau tada varau, žinai. Bet čia daugam, man atrodo, taip. Žinau. Bet man nėra sunku rutina, grįžti. Man, nežinau, žinai, kaip... Tai grįžti gal ir nėra lengva, bet kai jau grįžti ją, gali easy joj būti. Jo. Nėra kažkaip man tokios didelės problemos su tom. Šiaip dar aš pasibėjau, kad tu tikslus jie iškart su pokerio, ne? Nes, Ne? Nebūtinai, nes tu sakai tikslus, aš nenoriu išsikelti, nes, aš taip supratau, kad tikslų išsikelimas, tai toks biški kinda gaunas kaip savęs spaudimas, ar taip? Iš dalies vis tiek yra. Bet tai tada... Man reikia žinot, kur link aš einu. Ta prasme, kad aš turėčiau motivacijos dirbti. Tai yra vienas kaip iš mano motivacijos dalykų, kad aš galėčiau matyti bendrą paveikslą. Jeigu aš tiesiog darau ir aš nežinau, ką aš darau, tikslai iš dalies toks biškai kaip planas gaunas, ką tu nori pasiekti, gal čia ne visiškai tikslu, nes tikslai tai atrodo, kad save gal biškai ir pušinti turi, ant kažkokių ten, ką tu nori pasiekti. Aš gal labiau tie tikslai brūkšnelis planas, ką tu nori gyveninti per tos metus. Tai gal iš tos pusės labiau. Bet aš sakau, tai tau kitaip, žinai, pas tave projektai visokie kitokie, mano tas gyvenimas visai kitoks, aš per daug... Tu turi dar vieną papildomą etatą, žinai, šeima, tai čia... Jo. Aš šito etato neturiu. Tai aš ten, žinai, labiau, kad aš labiau gal orientuotis norėčiau, nes man nepavyksta, aš norėčiau orientuotis į kažkokių savo būdo savybių pakeitimą, ten, žinai, į kažkokį tai...
geresnį bendravimą su tais pačiais vaikais, ten tipo, žinai, tai, nu, man tie dalykai labiau galvoj susideda ir čia gal būna ten kažkoks mano tikslas į kažkokį ten, nu nežinau, ten sveikatos geresnį savijautą ten, žinai, vėlgi, nu dabar, pavyzdžiui, dirbu ten su miego pagerinimu, žinai, kažką stipriai ten, sakykime, kažkurį laiką. Nu, va, į tokius mažus, kurių net negali vadinti kažkokiais tikslais, nu, čia tiesiog tokie kasdieniniai dalykai labiau. Nu, jo, vėlgi tie tikslai, čia kaip kas įsivertina, žinai. Man irgi buvo laikotarpis, kur, žinai, ten keldavau, ten kažką, tai, bet kaip čia, žinai, iškėlus tikslus, paskui nenusivilt to nepadarimų. Nu, tu va gerai sakai, tai yra 3 pakopos, žinai, tai išsikelia, jeigu jau minimumą įgyventinai, jau gal šiek visai neblogai. Stil tas suvokimas, kad kažką darai jau gerai, negu kad nieko nedarai, turbūt taip turėtų. Nu, taip, kad ta laimė, žinai, nedingtų, kad, nes, nu, kas yra laimė, čia kažkurioje knygoje skaičiau prieš, nežinau, keletą metų, daug visiems sakau, gal ir čia buvau sakęs, neatsimenu, tai laimė tai yra skirtumas tarp tavo rezultatų ir expectationų. Tai jeigu tu outperforminai to, ko tu tikėjais, tai yra tu įgyvendinai daugiau, tai tas skirtumas bus laimė, žinai. Arba priešingai, jeigu tu underinai, tu turėjai tokius expectationus, o tavo rezultatai buvo, čia tu būsi nelaimingas. Tai dėl to, žinai, visai svarbu neišsikelti per daug aukštų expectationų, tu gali ir pasiekti visai gerą rezultatą, bet jeigu tavo expectationai ten kažkur, žinai, ore, tai, nu, tu būsi nelaimingas. Tai bet kaip tu pats sakai, tu tik keli savo labai aukštus. Seniau keldavau aukštus, dabar aš jau 3 pakopas keliu. kad neįsivaryčiau netyčia kokios depresijos. Nu, bet va, nėra straglinimo, kai vat, per tos, sakykime, 10 metų, kaip tu sakai, išsikeldavai per aukštus ir neįgyvendindavai. Nežinau, nu, žinai, aš gal vat, mane taip šeimoje auklėjo ir panašiai, kad tipo, reikia siekti visada aukščiausiai, daugiausiai, geriausiai ir panašiai. Ir va tas mindsetas kažkaip įaugo manyje, žinai, kad, nu, tipo, kompitin nuolatos būti geresniam už kitus ten ir panašiai. Ir va su tais tikslais, žinai, aš va rėjau, bet, nu, dabar aš biški adjustinu dalykų šiek tiek kitaip. Kartais nebūtinai gyvenime reikia būti visur geriausiu ir panašiai. Kartais tu gali būti visiškai vidutinis, žinai, esmė ar tu tuo džiaugiesi, žinai. Nu, čia aišku filosofinės temos jau atidariau, bet, nu, taip yra. Nu tai, ne, tai aišku, čia faktas, kad taip yra. Tik tai tas, žinai, kaip tas suvokimas yra su to pušinimu savęs. Tai va aš ką ir sakau, kad aš gal jau, žinai, perėjau į tą būseną, kur, nu, nebenoriu labai savęs pušinti į kažką, tai, žinai, kad, nu... Komforto zonai dabar. Nu, ne, aš nepasakyčiau, kad kažkoje komforto zonoje ar ne komforto zonoje, ten, nežinau, pagal tai irgi nepasakyčiau, kad labai vertinu. Taip, nu, tipo, gyvenu tai komfortiškai, ten viskas gerai. Ir taip toliau, bet nežinau, sakau, į kažkokius tai tokius kasdienius paprastus dalykus labiau susikoncentravęs negu kažkokį tai didesnį plano turėjimą gal. Gal čia taip toks. Bet vėlgi čia, žinai, čia toks neišvengiamai turi tų minčių galvoje visą laiką ir link jų kažkur visą laiką judi. Jų gal kažkaip neįsivardinęs, nenusibrėžęs kaip tikslo, ar ten dar kažką, tai, nu, bet kažką link tų. Bet ne apie mane čia susirinkom kalbėti, aš jau žiūriu, kad 20 minučių aš čia pasakoju, depresinis metas kažkokius, tai žinai. Ne, tai čia gyvenimas, žinai. Ja. Tai tu pasakok, gerai, apie kas, gerai, žiūrėk, praėjo 2,5 metų, ne? Tai kas įvyko, kas neįvyko, gali, nu gerai, nebereiks tau pasakot, kaip tu pokerį pradėjai žaisti ir taip toliau. Jau visi galit pažiūrėti praeitą epizodą, įdėsiu linką to pačiu, kad abudu būtų vienoje vietoje. Tai, nu, tai kas su mokykla, pavyzdžiui, vyko? Galim nuo to pradėti. Gerai, tai
Daug dalykų šiaip vyko. Nu, labai. Ta prasme, bet taip, jeigu pagrindiniai esminiai dalykai, ką mes mokinių skaičium nepadidėjom labai stipriai, aš neprisimenu, kiek ten praeitą podcastą. Sakai, kažkaip virš 100 biški, kad turėjo. Nu tai va, tai mokinių skaičius išliko praktiškai tas pats, tik mes gal labiau išsigryninom jau tą mokinių skaičių, nes ten, jeigu buvo, žinai, ten tokių nemažai nežaidžiančių ir panašiai, tai dabar tokie... Kaip sakyt, ta dalis lyvino, žinai, mes turim šiek tiek, kaip sakyt, atsinaujinom. Tai va šitas dalykas, ką mes ilgai ruošiamės, išėjom į užsienio rinką pagaliau. Aš sakyčiau, netgi per ilgai ruošiamės, per daug ten, per daug į visokias smulkmenas gilinomės ir panašiai, kur reiktų viską daug paprasčiau ir panašiai. Esmė tiesiog, žinai, pasiruoš kažkokį kontentą užsieniui, ten marketingą bent jau minimaliai ir viskas, ir važiuoji, žinai. Tai realiai, jeigu turi medžiagą paruoštą lietuviam, tai tu skaityk užsieniečių, gali aktorių nusisamdyti tą patį skaityti. Jo, bet gal ne visai taip. Mes tas turinys, kuris buvo lietuviškai, tai mes prie jo ir nesilėtėm realiai. Viską ir palikom. Užsieniečiam darom visiškai realiai nuo nulio viską bandom statyti. Ir aišku, tas startas, žinai, nėra lengvas, nes tu užsieniai, nu, žinai, tu esi nežinomas. Ir nors tu turi čia visą bazę, visas žinias ir panašiai, ten marketingui labai daug dalykų gali panaudoti, tu turi visus grafikus, viską, žinai, nėra tas pats, kas tu ateitum į užsienį ir aš dabar, žinai, nieko neturiu, bet tai pabandysiu statyti. Mes jau turim ką parodyti. Gerai, užsienį tai kokią čia rinką jūs startavęs, ar nėra čia neapibrėžta? Čia visi. Tai ten turim iš Ispanijos, iš Latvijos turim, iš Rumunijos, iš Brazilijos, Italijos, tai va tokių, žinai, iš visokių jau ir skemą gavom pirmą iš užsienio, tai aišku, mes ten su užsieniu, tai labai jau, kaip sakyti, ten visi security patikrinimai, ten vaizdo skambučiai, nu, žodžiu, daug atsargiau negu lietuvius priiminėjami. Reikalavimai užsieniečiam yra sudėtingesni, nes ten lietuvių, žinai, gali paimti ir su prastesniu grafiku, ar ten mažiau žaidžiant ir panašiai. O užsienietis, nu, jis jau vis tiek, jis jau turi, žinai, turėti kažkokį grafiką ir panašiai. Tai, nežinau, mes ten per kokius, dabar, kad nesumeluočiau, jaučiu per pusmetį mes gavom virš 100 anketų, o paėmėm gal kokius 5 ar 6 žmonės. Iš tų 100 anketų, koks 30 buvo grynas skemas. Gal 25. Grynas skemas, prasme, visiškai. Užsieniai labai populiaru, žinai, bandyti rolą gauti kažkokį. Tipo parašyti, ten įmest feikinį grafiką, žinai, ir kai jau ten darai su žmogum video call ir panašiai, ten kažkas atsitiko, ten kamera išsijungė, mikrofonas sugedo, ten milijoną priežasčių turi. Taip, da. Jo. Tai bet jie ką, tipo gaun rolą ir iš karto durė ragą? Manau, kad taip. Nu, tai ta, kur skemą turit netoks? Ne, ten kitoks. Ten jaunas vaikinukas, žinai, toks biški laimės ieškotojas, bet, nu, nieko, bet vienas iš mūsų treneris jį atkapstė, surado realiai ten per Twitch'ą. Tai žodžiu, nu, tai pasakė, kad ten paviešins jį, nu, tipo, ten jo community ar panašiai, nežinau dabar tiksliai, tai vat, jis ten, aišku, nedidelę sumą, ten gal 600 ar kažkiek, žinai, nuskemino, bet tai dabar moka, dalymis man ten po 5 eurų. Tai va, žodžiu, toks, žinai. O šiaip, kas ten dar su to užsieniu, aišku, reikia, žinai, ir pamokas dabar jau dvikalbės daryti. Mes su savo lietuviais, kaip buvo pamokas, tai buvo, žinai, mes nieko nekeičiam, viskas tas pats, bet mums, žinai, reikia dvigubinti pamokų skaičių, nes reikia šalia to dar ir angliškai daryti pamokas ir panašiai. Į Twitch'ą perėjom visiškai, nusprendėm tik tai angliškai daryti ir labai jaučias kaip auditorija šiftina, žinai. Iš pradžių ten analitika, kai žiūri, tai ten per pirmus Twitch'us ten buvo, žinai, 9-5% lietuvių. O dabar jau lietuvių beliko gal kokie 3-5% mūsų Twitch'o. Tai kažkaip lietuviai vat, į tą anglišką Twitch'ą jie nelabai eina, tai čia gal irgi reikės kažką pagalvoti. Gal reikės ir kažkokį, nežinau, kažkada ir lietuvišką Twitch'ą prasukinėti karts nuo karto. Bet žinai, vėlgi, jeigu ten auditorija susirenka viena, tu Twitch'ini lietuviškai, nu žodžiu, toks biški keisas, nežinau, dalykas gaunas. Nu, jo.
O tai palauk, o tai orientuojate, sakai, jau į žaidžiančius, ne? Tai jūs čia, tipo, jūsų tikslas, kad tiesiog geresnės sąlygas siūlyt, negu kiti siūlo, ar kaip? Ne, mes į kainų karus nesiveliam, žinai, nesame ten kažkokie labai pigiausi su dylais ir panašiai. O yra kažkokie kainų karai? Yra galbūt, žinai, mes nebandom ten konkuruoti su kitais, bandydami pasiūlyti geresnį dylą ar dar kažką, mes tiesiog kokybę siūlom, žinai. Mūsų tikslas, kad žmogus išmoktų, kad jisai uždirbtų pinigus ir panašiai, nes yra kur tam, pavyzdžiui, tiesiog renka žmonės, žiauriai gerais dylais, bet ten privačių pamokų duoda labai mažai arba dar kažko, žinai. Mūsų tikslas yra vis tiek uždirbti, tai kad mes uždirbtumėm, turi ir žmogus uždirbti bet kokią atveju, ne? Tai mes investuojam į tą jo mokymą per šitą, kaip sakyt, pas mūsų labai didelės išlaidos ant trenerių išeina. Ir šiaip, žinai, ten į visokią, žinai, ten savo dalykus mes darom, žinai, ten GTO toolsus visokius gaminam, savo trackerį dabar jau baigiam pastatyti, manau, kad pardavinėsim ir kitiems, žinai, ten subscriptionus. Tai tokių visokių, žinai, dalykų, kur stengiamės visai, kaip sakant, stengiamės nebūti vietoj, o tobulėti nuolatos, kad žinai, kad rinkoje palaikyti aukštą kartelę ir panašiai. Tai... O kokia yra čia ta tarptautinė rinka? Ta prasme, kokia konkurencija? Kas čia yra siūlančių atskirų? Aš sakyčiau... Kad global būtų. Aš sakyčiau, konkurencija net mažesnė negu Lietuvoje. Rimtai? Jo, nes Lietuvoje skaityk yra kiek jau 4, ten stablai, aš nežinau. Šiaip... Iš marketingo pusės atrodo, kad mes vos ne vieninteliai dabar kažką bandom, žinai, pausint, bet irgi ne per daug. Kai mes išėjom į užsienį, mes biški su Lietuva apleidom ją, žinai, bet, sakykim, ten kokie 2 metai atgal, ne? Tai Lietuvoje buvo bent taip aktyvus 4 stablai, ne? 4 stablai ant tokio mažo kiekio žmonių, kur pasauliniai rinkoje yra kokie 3-4 stablai pasauliniai rinkoje, o čia Lietuvoje 4. Tai konkurencijos atžvilgių pasaulyje konkurencija yra mažesnė, bet vėlgi su to community pokeriu yra taip, kad žmonės jau yra susiskirsti. Jie, žinai, žino, kas pas ką yra ir ten, tipo, paimti iš kito community žmogų gal tu nebūtinai paimsi, žinai. Tai gali paimti, bet, mes gal netaip taikom. Mes tiesiog taikom, tos naujus žmonės, newcomerius. Paimti, žinai, juos užsiauginti nuo ten, sakykime, nuo mažens ir panašiai. Tai aišku, jeigu ten ateis ir kažkoks aukštesnių limitų, tai smagu, bet mes taikom, žinai, tiesiog, ir sakau, nebandom persivilioti iš kitų, nes jeigu tu nori persivilioti, tai dažniausiai tu turi kažką, žinai, labai jau siūlyt geriau, žinai, ten sąlygas ir panašiai. Kaip aš sakau, į kainų karus tu turi veltis, per šitą prizmę tu turi eiti. Mhm. Tai va, tai su to užsieniu, taip, ten aišku visokių ten darbų papildomų atsiranda ir panašiai, žinai, reikalų. O tai kaip vyksta tas marketingas, kur jisai vyksta? Įvairiai. Lietuvos, sakykim, tai aišku, ne, mes čia turim kažkokie tai keli kanalai ir viskas. Jo, tai žinai, susidaro. Tai čia lygiai taip pat, žinai, gali paklausti, per kur Lietuvoje vyksta, žinai, tai per kur užsienį, labai panašiai, žinai, iš esmės vis tiek tu turi visą kontentą angliškai rašyti, tada tu turi eiti, žinai, Twitch'as turbūt vienas pagrindinių dalykų yra, tu turi surasti, žinai, auditoriją, kur sėdi tie pokerio žaidėjai. Ir tu turi visų pirma labai aiškiai iškomunikuoti, ką tu siūlai. Ką tu gali pasiūlyti ir kas tu toks apskritai esi. Tu turi prisistatyti, žinai, rinkoje labai aiškiai, o pagrindinės vietos, forumai, 2+2 konkrečiai. Viskas toks negyvas atrodo, tas 2+2. Taip, aišku, tai kas buvo prieš 5 ar 10 metų ir tai kas yra dabar, tai negyvas. Dabar dar biškis pagerėjęs yra, nes kai tie owneriai nauji atsirado, tai dar ten kažkas biški, kažkas judesys kažkoks yra, jo. Jo, ten rašo žmonės. Tai Facebookas, Instagramas, pas mus jie lietuviški, auditorija lietuviška, žinai, tai vėlgi tą auditoriją rinkti YouTube'as, YouTube, ką mes ten realiai Twitch'o iškarpą, žinai, dėliojam. Bet jūs turit labai switchint viską į anglų, žinai, ten
Jo. Kad atėjęs, žinai, kažkoks žmogus ten. Tai mes lietuviškai labai mes praktiškai nieko, žinok, lietuviškai nebekė. Mūsų Discordas tik tais, realiai Discord'e tai visi ten varo lietuviškai, bet įdėgiam šitą translatorių, nes žmonės sako, tipo, kas čia, žinai, nes, nu, ten, žinai, auditorija visa lietuviška, visi rašo lietuviškai ir ten ateina užsieniečiai ir, nu, aš ten, pavyzdžiui, savo blogą pradėjau rašyti angliškai, Aurimas ten rašo angliškai, dar ten kažkokių, žinai, mokyklos blogas ir anglų kalba Discord'e, bet šiaip ten kitas judesys, žinai, lietuviškai. Tai tas, žinai, tas momentas, kol tu, žinai, turėsi daugiau to angliško kontento, jis nėra lengva, žinai, vis tiek. Bet tai jūsų interesas vis tiek yra labiau, ne, tarptautinė ta rinka, čia Lietuvą palikti taip savo gyvenimą gyvent. Lietuvoje, kaip čia pasakyti, mūsų brandą žino vis tiek, ne, mes ne ten, tai nereiškia, kad, žinai, mes Lietuvoje nieko nebedarom. Vis tiek pas mus 90% mokinių yra lietuviai ir mes su jais dirbam, ne. Tai mes tiesiog bandom tą užsienį prisijungti, bandom tą anglę kalbę. Bet čia rinką. Tikslas tą užsienį eit buvo, nes Lietuvoje lubas pasiekėt? Kinda jo. Nelabai jie neįra. Ta prasme, matai, visų pirma, su šitais visais reklama, ne, tai tu esi labai apribotas, tu negali naujo žmogaus pasiekti, tu turi labai galvoti, ar ne. Vėlgi, mūsų auditorija yra pasenus. Facebook'e auditorija yra jau, nu, sakykime, 30 metų plius, ne, tai jaunoji auditorija yra kitur. Tai Instagram auditorija šiek tiek jaunesnė, TikTok'e dar jaunesnė auditorija. Tai pas mus, pavyzdžiui, tie, kurie ateina iš Facebook'o, nu tai jie visi būna vyresni, jie būna dažnai ir šeimą turi, ir pokeris jau kaip side jobas ir panašiai. Tai jiem pasiekti high stakesus yra labai mažai šansų, jiem pasiekti yra mid stakesus variantas, ne? Nu, bet vėlgi mid-stakes'uose ten geriausi pasaulio žaidėjai uždirba po maždaug 8,000 per mėnesį, bet čia geriausi pasaulio žaidėjai, nes average'as ten yra keli tūkstančiai mid-stakes'uose ir Lietuvoje su mid-stakes'ais su atlyginimu nėra lengva konkuruoti, ne? Nes lietuviškas atlyginimas jau yra, sakyčiau, 1,000 tūkstančių on average, nu, tipo, jeigu tu ten kažkiek prasimušęs esi bent jau. Tai, o mid-stakes'uose tu panašiai, žinai, ir uždirbi. Tai, o mums reikia jaunesnės auditorijos, mums reikia ten 19-mečių, 20-mečių, kurie turi daug laiko, ta prasme, nu, ką reiškia, kurie gali daugiau laiko skirti negu prastai, tada mums reikia, žinai, kad jo išlaidos pradžioj pragyvenimo nebūtų didelės, tai reiškia, kad jis galėtų į pokerį ganėtinai stipriai koncentruotis. Ir va tokie žaidėjai, ten 2 metai, 2-3, viskas, jie ten būna pasiekę high stakesus. Tai pas juos šansai yra patys didžiausi ir mums tokie žmonės yra patys, kaip sakyti, reikalingiausi. Aš tikrai nenuvertinu ten kitų, man pačiam virš 30 metų, žinai, nenuvertinu tų žmonių, kuriem apie 30 ir daugiau, ne? Bet, nu, aš tiesiog matau statistiką. Aš matau statistiką ir, žinai, statistika kalba pati už save. Būna išimčių, tikrai būna išimčių, bet realybė, žinai, kad yra apie mid-stakes'us reikia galvoti. Bet, nu, kai kurie, žinai, žmonės, kurie, pavyzdžiui, myli pokerį ir panašiai, tai vėlgi, jie, žinai, prisiduria labai tvarkingai. Spinai jie tuo ir yra dėkingi, lyginant su MTT, kad tu gali turėti darbą ir tu gali žaisti. Ta prasme, tau nereikia ateiti, žinai, ir, dabar aš čia turėsiu žaisti, jau tipo viskas. Diena suplanuota, aš ten, sakykime, 5 vakare ar 7 vakare ir sėdu, žinai, ir galimai aš sėdėsiu iki 5-6 ryto, ne, priklauso, kaip ten klostysis ta sesija. Spinuose taip nėra, žinai, tu atsisėdi, tu gali 2 valandas žaisti, tu gali valandą, tu gali 5 valandas žaisti. Savo laiką tu gali labiau planuoti ir šitas dalykas, žinai, daro patrauklesnį va tiem žmonėm, kurie, sakykime, nori su darbu derinti. Bet faktas, žinai, kad tiek spinuose, spinuose kaip ir MTT, tu vis tiek nori full-timerio, tu nori žmogų, kuris skirtų laiko, kuris būtų, žinai, kaip sakyt, dėl to, atiduotų, žinai, daug savęs. Aišku, įmanoma ir nebūtinai, ten gali ir kitų veiklų turėti. Aš irgi tai įrodžiau, žinai, aš gimetkė stadinau, aš ir lygiai grečiai pokerį žaidžiau ir mokiaus. Ir va, įrodžiau, kad įmanoma. Tai irgi gali varyti, tipo. Nu, koks jaunas, man buvo, 23-25 metai, bet tarkim, jo, ne 19, bet tai. Žinai, tipo, 8 valandas dirbi, dar 10 žais gali, kitaip dar. O tu čia nori, kad jisai varytų. Man dėl to, supranti, dėl ko šita tema labai įdomi, nes paskutiniai čia sėdėjo
Mikas su Pelėda. Ir kaip jie įsivaizdavo paleidinėdami tą mokyklą, žinai. Kaip jie pasieks tą jaunuolį. Aš kaip tik su jais kalbėjau nesenai, Tai man čia toks labai tas įdomu, bro. Ir aš tarsi nežinau, kaip jiems sekas, tiesą pasakius, sunku, nes skaičių tai ten, šitam kontribitai jie, užsihaidinė, kiek ten turi tų narių, bet aš pagal Discordą ten pasižiūrėjau, nėra, kad ten sproktų ten tai žmonėm, man toks jausmas. Bet Lietuvoje ir sunku, žinai, susprogdinti, reikia turėti omeny, kad pokeris tai yra specifinė rinka. Jo, bet jie irgi tą patį kalbėjo, kad, bet kodėl, ten, žinai, 18-mečių, 19-mečių neiti pokerį, nes jisai, čia daug greičiau gali pasiekti rezultatų. Tai man įdomu, žinai, kaip realybė tas įsigyvena, nes, teoriniam lygmenį taip atrodo, kad tai, bet kaip realybė. Jo, žinai. Jeigu tu sakai, kad, irgi lubas pasiekėt ir nelabai turbūt išeina tų naujų žmonių traukti. Nepasiekėm, žinai, yra tų variantų, tikrai yra tų variantų, tu gali eiti į universitetus, tu gali, aišku, tu nebegali ten Facebook'e reklamuoti, kur ten tagint žmonės, kurie ten, pavyzdžiui, domi strateginiais žaidimais, kurie domi šachmatais. Ar jūs esate kažkokių problemų turėję dėl reklamos savo? Konkrečiai kur? Pavyzdžiui, iš ten lošimų priežiūros tarnybos, kad... Iš Lietuvų, iš priežiūros tarnybos nieko, nes, mes, kaip čia pasakyti, mes nesam lošimo organizatorius kažkoks, aš suprantu, bet... Kodėl tu sakai tada, kad negali reklamuoti? Dėl to, kad Facebookas mus traktuoja kaip lošimo organizatorių. Ir Facebookas čia neleidžia tos reklamos? Facebookas, Instagramas, jie laiko mus kaip lošimo organizatoriais. Tai ta jaunesnė auditorija, iš kur mes juos prisitraukiam, tai dažniausiai yra kažkokie jau esančių mokinių draugai. Tai sakyčiau, ganėtinai nemažas gabalas, mes, žinai, renkam statistiką, tada, kai žmonės pildo anketą, mes klausiam, kaip tu apie mūsų žinojai. Tai sakyčiau, gal koks 1% anketų, gal daugiau, yra rekomendacijos draugai parašyta. Tai reiškia, o kur seniau ten būdavo, žinai, Facebooko reklama, Instagramo reklama, tipo iš tokių, ne? Dabar mes tokių jau nebėra. Ta prasme... Vadinasi, nepasiekė. Naujo, kaip sakant, šviežio kraujo mes negalim. Įdomu, man čia labai įdomi ta vieta. Tai kaip jį pasiekti. Jo, aš irgi nežinau, žinai, čia Čia didelė masė turėtų, jeigu jie kažkokiu būdu rastum, kaip pasiekti didelę masę. Iš dalies čia yra gerai, nes gal Lietuva reiškia susitvarkė, kad tipo į lošimus neteina žmonės pralošinėti pinigų. Iš tos pusės, ne? Bet mes kalbam čia, žinai, ne apie pralošinėjimą, mes kalbam apie profesionalų žaidimą, apie žaidimą, iš kurio tu gali uždirbti. Tai čia, žinai, šitų irgi žmonių, sakykime, mano nuomonė, jų yra šiek tiek sumažėję. Aš galbūt, žinai, klystu, bet man toks įspūdis susidaro iš to, ką aš matau, iš statistikos ir panašiai. Bet čia, žinai, gal labai viskas susidėję yra ta bendra tokia, nežinau, vėlgi, ar čia galim taip sakyti, kad tokia neigiama kažkokia aura apie online paskutiniu metu pasaulyje, apie tos sukčiavimus, visus tokius. Nes kai tiek, live pokeris, taigi būmina realiai. Būmina. Bet online'as irgi būmina. Jeigu tai žmonių žaidžia daugiausiai turbūt negu kada nors ever. Jeigu tikėt GG statistiką. Sunku. Jeigu mes darom prielaidą, kad GG nemeluoja. Nes tengi 500 000 žmonių online. Bet GG netaip skaičiuoja. Jie ne unikalius, kažkaip skaičiuoja. A ne? Nes tipo, jeigu tu žaidi, aš vėlgi neapsiemu čia tvirtinti, kad taip yra, bet jeigu tu žaidi 6 turnyrus, tai kaip 6 žmonės skaičiuoja. Man atrodo, kad taip yra. Sakai? Bent jau kažkada tikrai tai būdavo. Jeigu šį kitaip, vėlgi, okay, tai ten skaičius reikia iš 5-6 sumažinti. Nežinau, tai prasme, vėlgi, tai ką jie ten žaidžia? Jeigu skaityk, ypatingai GG, jeigu jie rašo, kad ten 500 000 žmonių, tai ką jie ten žaidžia? Kai jų realiai turnyrai tik yra apriboti skaičiui, jiegi serverius už maksinę yra. Jeigu, pavyzdžiui, žinai, Starsuose, tai ten 30 000 žmonių gali žaisti. Pas juos taigi taip nėra. Pas juos ten turnyrė 8 000, ten 6 000. Pas juos negali, bet kiek žmonių prisiregistruoja.
Tai... Nu, gal, žinai, bet... bet šiaip, žinai, daug netiesos yra apie tą online. Ta prasme, taip, tikrai yra online cheaterių, bet, žinai, čia yra katės ir pelė žaidimas. Tai aš suprantu. Tai ir sakyčiau, kad rūmai visai neblogai juda. Ta prasme, jie neatsilieka nuo tendencijų, jie seka, kas vyksta, bet faktas, kad jie, žinai, neišgaudo visų. Aš manau, kad rūmai yra pasirinkę netinkamą komunikavimo strategiją iš principo. Žiauriai reikia viešinti, kai tu pagauni kažką. Tai iš karto, tipo, rūmai turėtų ten, nežinau, weekly basis turėti ataskaitas. Bet ką jie, žinai, pasieks. Ką pagavom. Tau kaip reagui, okei, bet kaip random žaidėjai. Bet rekreacinis džiaugsis, jisai matys, kad ten tipo valosi, žinai, kažkiek. Klausimas, kiek jis džiaugsis, tas rekreacinis, kuris ten žaidžia, jis gal net nelabai žino kažką apie cheaterius. Čia reiktų gal reklamuoti tiem, kurie žaidžia laivą ir sako, kad online'as rigged ir, žinai, rodyt, kiek tu tipo išsimi iš ten jų, kad, bet nežinau, aš manau, kad jie turi ganėtinai rimtas komunikacijos komandas ir panašiai ir manau, kad jie yra įsivertinę dalykus ir nusprendė, žinai, tokiu keliu, bet kas čia žino, gal jie neina, žinai, geriausių kelių, gal yra geresnių kelių. Šiaip, žinai, iš esmės rūmui turėti security komandą, tai kas, minus CV, jie neuždaro, jie tik merkia pinigus šitoj vietai. Tai bet iš kitos pusės, jeigu tu neturėsi tos security komandas, tai ten irgi belė kas vyks. GG, pavyzdžiui, aš dabar žaidžiu, tai matau dalykus, ir man atrodo, kad daug mano kolegų ten užbanino. Ta prasme, aš nebematau savo senųjų kolegų, su kuriais žaisdavau. Ir žmonės, žinai, regai tokie panašesni žmonės dabar biški tapo, žinai, ką aš vadinu panašesnių žmogų, kur klaidų daro. Kažkaip seniau klaidų būdavo gerokai mažiau, dabar jau ten ir prispjūvina kažkur regai, žinai, ten, žinai, viskas reliatyvu, kas yra prispjūvina, bet, tipo, jau padaro tokių lainų, kur ten, sakykime, nebūtinai GTO lainas. O seniau, ten prieš kelias metus būna žaidė ir ten, tipo, paskui analizuoja į handus, žiūri čia kaip solid sužaidė, žinai, ir panašiai. Ir, realiai pat žaidė ir gali mokytis iš jų. Dabar tokių jau kartais, žinai, atrodo, kad geriau net nesimokyti iš to, ką jis padarė, nes ten labai blogai, žinai, padarė. Tai šitas, sakyčiau, visai toks pozityv, žinai, dalykas, kuris jaučiasi. O kiek jie ten užbanino, kiek neužbanino, ten būna, žinai, įkrenta pinigų į sąskaitą, nors aš ir nesu ten didelis, žinai, kad volumą sukčių ir panašiai, bet vis tiek ten įkrenta keli šimtai vis, tipo, tiesiog, žinai, kad kažkas, žinai, pažeidė taisyklės. Bet... čia su atsargi dabar tas buvo, kur ten irgi tų plus tų parašė, sudėjo, ten visus krūvą, žinai, tų, ten to posto autoriui botų, kur įsivaizduoja, kad 10 milijonų tipo laimėjo ir bet ten ant MTT. Ten, žinai, didelis jų kiekis, didelis turnyrų skaičius, ten daro po 6 ar 7 dolerius nuo geimo, ir tipo 10 milijonų ten laimėjo per praeitus metus. Tai atsero kokia reakcija buvo, čia komunikacija, kad, žinai, kad tipo nesąmonė, nesąmonė ir mes duosim 100 štukų, jeigu sukursit botą, kuris veiks pas mums kambarį ir mes jo nepagausim. Čia mane Migeris, taip sakė. Tai ir taip pat atsaras taip iškomunikavo. Tai ten Hebra greit parašė, kad čia tipo paleidau ir veikia ir nieko jūs nepagaunat, žinai, ten greit atsirado tokių, žinai. Tai gal ne tik paleidau, bet raninau visą laiką. Gal ir raninau. Už 100 štukų jau galiu ir parodyti, žinai. Nes... Įdomu, ar jie iš tikrųjų patys tiki tai, ką sako? Kaip man nežinau, ar čia tiesiog komunikacinis dienas triukas? Ir nutraukė viskas, nes ten, tipo... O tai sumokėta premija? Ne. Tai komunikacinis triukas gal buvo, kaip tu gali nežinot, kad pas tave botai siautėja? Čia neįmanoma, atrodo. Bet vėlgi, kas, žinai, gal čia tas vertinims, kas yra botai, kas ir ne botai, aš nežinau, ten irgi, žinai, įdeda ten tų handų kažkokių tai, keistai tie handai atrodo, žinai, ten irgi kiti tai įdeda
Ten paskui iš Ignition dėjo, žinai, kur. Aha, ten kešą tų. Nu, va ten tai aiškus, ten yra aiškus, žinai. Ten matai Hendą ir viskas aišku yra. Nu, ten juokinga, net pažiūrėjai. Jo. Bet ten va tokie, bet, nu tai ką, žinai, įdėjo, paviešino, tipo, ir žmonės sako, ojojoj, kaip čia online nesaugu. Esmė, kad tame online visą laiką taip pat buvo. Tiesiog, žinai, tu tik dabar pamatei tą dalyką, kuris jau ten vyksta belie kiek laiko. Žinai, tie koliužinai prie stalo, kešė, nu, nežinau, jie buvo prieš 5 metus, jie buvo prieš 10 metų, jie buvo live visą laiką. Žmonės iš prigimties, jie ieško būdų visada, kur čytinti, ne? Nu, visada ieško būdų, kaip apeit, kur shortcutą suras ir panašiai. Nu, tai online pokeris neišimtis. Taigi yra, kas netgi live ten randa visokių būdų, ne? Kaip kažkur kažką prieiti ir, žinai, ten, nu, taip, nesažiningai padaryti. Tai čia, nežinau, man tai labiau atrodo, žinai, kad dėl online verkia tie, kurie iš tikrųjų, nu šiaip lievi žaidėjai yra. Online'as in general yra sunkesnis, ne? Nes taip ten yra daug čytų, žmonės turi statistikas apie tave ir panašiai, kur tu galbūt net nežinai, kad kažkas turi, ne? Tai čia irgi yra čytinimas, ne? Tai nėra tiesiogiai boto naudojimas, bet jeigu tu turi kažką daugiau, ko kitas neturi ir negali teoriškai turėti, ten visokie handų pardavinėjimai, jie vyksta, žinai. Bet, nu, tie žmonės, kurie ten, žinai, ypač Amerikoje, aš va tokių prisiklausau, žinai, prie stalo, kad ojojoj, čia tipo online, tai ten never, žinai, tipo, ne, ten tragedija, kas vyksta, žinai, tai tik lai. Nu, iš dalies jis teisus, bet iš kitos pusės, o koks skirtumas, kur tu žaisi, ar ten tu praloši, žinai, jeigu taip žiūrint, ne? Čia lėčiau turbūt, jisai tiesiog live lėčiau tas blydinimas vyksta. Tai lėčiau, va, tos žetonus tu gali praktiškai pačiupinėti, žinai, va, gal kažkokią emociją dar gausi ir šiaip fieldas lengvesnis, žinai, žmonės nesupranta turbūt to dalyko, kad live, ypač ten, kai tu kažkur išvažiuoji, tu reikia labai stipriai ten crushing, žinai, neužtenka biški papliusuoti kaip online. Matai, Amerikoje, aišku, jiem Amerikoje geresnė ta padėtis pas juos, bet kur yra geimai, bet kur, žinai, žmonių daug žaidžia ir taip toliau, nu, nėra, nu, žinai, bet kokiam turbūt ten, kur galim žaisti, jie gali nueiti tą savo pokerio rūmą, ten tą kešą kiekvieną dieną dėlioti. Ateis ir į Europą. Nu, jau gerėja, biški, nesakyk. Gerėja, aišku, bet supranti, kame yra problema, man atrodo, kad serijos darosi mažesnės, bendrai paėmus, išskyrus ten kelias didžiausias ir jų organizavimas brangsta, reikai didėja, dar ten kažkas, tai, nu, vėlgi, čia tokie, kur tu negali, bet jeigu tu esi rekreacinis žaidėjas, tu gal, žinai, per daug nežiūri, bet jeigu tu, nu, tipo skaičiuoji, nu, tai, tipo, matai visą laiką, žinai, tuos dalykus. Mhm. Kur kad ir Taline, žinai, 100, nu, čia kaip pavyzdys, 100 PAM turnyras, tai jis yra 120 plus 30. Nu, čia ir dar. Ja, bet čia dėl to, kad žemą įperka. Nu, gerai, bet ir didesni tie, nu, jau nebetelpi į tą 10%. Nu, vis tiek, Zinkė, žinai, turbūt turi savo kažkokį beisą, kad jie neįtų į minusą, ne? Tai gal tas beisas ir yra ten. Tai taip, nes, žinai. 30 nuo žmogaus, žinai. Reikia dylerių daugiau, reikia, žinai, algos, bet to kyla ten taip toliau, nu, viskas taip. Nu, aš esu, žinai, šnekėjęs ten ir su Gaudrium, ir ten su Marium. Nu, nėra ten tas turnyrų organizavimas, tai nėra stebuklas iš finansinės pusės apskritai. Nu, bet, žinai, aišku, kazino biškai kitaip žiūri į visą tą reikalą, tiesiog užpildai žmonėm. Tai reiškia, kad kazino rinka per maža? Konkurencija per maža tarp kazino? Nemanau. Jeigu tu gali organizuoti turnyrą ir pasimpo tokį reiką, galbūt tada gali atsirasti kitas kazino rinkoje, kuris organizuos turnyrą ir mažesnį reiką pasims. Bet žinai, kas yra? Niekam tai neįdomu. Čia tai įdomu tik maždaug 15-20% žmonių. Tai ne, tai dar mažiau čia. Nu, kitiem iš vis aišku, jis atėjo ir žaidžia. Bet aišku, jeigu ten masiškai pradės tai regai kalbėtis, nu, tai tie rekreaciniai jie irgi girdi ir supranta, kad, nu, tai čia reiškia, nebytinama, žinai, ir panašiai. Nu, ne tai, kad nebytinama, tas, žinai, tas laivas visą laiką bytinamas bus kol kas, tai, nes kol lygis toks, tai nu, tu visą laiką gali bytinti. Ta prasme, pasimokyti, kad bytintum laivą, nu tai čia tikrai daug pastangų labai nereikia. Ramybės, kantrybės, gerų eksploitų. Nu, pafoldinti svarbiausia ir ramiai pasėdėti, bet... Ramybė.
Jo. Čia jau reikia eiti į meditacijos, į tylos stovyklą. Kantrybės reikia. Pagrindė live pokerį reikia tiesiog kantrybės. Daugiau tai... Nu, tipo, kaip čia pasakyti, skilo reikia, faktas, reikia gero supratimo, suvokimo, viskas, aišku, priklauso irgi nuo įpirkos, ką tu ten žaisi, jeigu tu ten žaisi, žinai, iki štukos ar iki 2 turbūt tokie. Iki 1000, tai sakau, tu tau užtenka gero ABC pokerio ir tiesiog daugiau reikia tik tai žmogiškų savybių, o ne techninių nereikia. Nu taip, pasižiūrėjus, kas laimi, tai ten nebūtinai kažkokie virtuozai laimi, ne? Gali laimėti ir žmogus, kuris šiaip supranta, bet jis gali išlaukti, ne? Kantriai sužaisti. Taip. Nu tai taip čia, taip jau yra. Kas online... Nu, online tai daug sunkiau. Nepais. Nu, tai, aišku, čia vėlgi tas laivas online'as. Nu, aš, pavyzdžiui, išgryninau irgi, kad pats savo, žinai, čia, kad kaip bebūtų, aš taip negalvojau, žinai, kad taip ir, bet aš, ta prasme, laivą žaisdamas, aš kokį daugiau negu pusę sprendimų tiesiog iš live telsų padarau. Labai daug iš tikrųjų, kur, nu, aš šiaip gan skeptiškai žiūriu į live telsus, šiaip apskritai paėmus. Nemanau, kad ten, žinai, žiūrėjimas ten į kaklą kažkokiu, tai tau labai ten priduoda. Kai regai tarpusavį, kai žaidžia, kai ten matydamas ten pulsuoja ar nepulsuoja tas kaklas, aš nesu tikras. Bet visi tie ateina iš daug mažesnių dalykų, kur, ta prasme, paprastam žaidimo flow tu tiesiog gali matyti, kada žmogus turi įdomią kortą ir kada neturi įdomios kortas, kuris, nu tiesiog, nes jisai tingi ten, tipo, žinai. O jeigu jisai ten scrollina, pažiūrėjo kortas, tipo, toliau scrollina ir openina. Nu, jis niekada neturi gerą handą. Nu, jis turi kažkokį tai tą handas. Nu, aš čia kaip pavyzdį tiesiog. Jis kažkokį turi, bet jis neturi ten top handų, žinai. O tada, jeigu jisai scrollina, pažiūri handą ir jau tada pradeda žiūrėti, kas čia aplinkui, žinai, įvyko, jau tada telefoną pasėjo, nu tai tada jau, žinai, jisai į tos 5% jau kažkur tai turi pas save, žinai. Nu tai čia tokie, čia vienas iš bet čia labai basic lygiai tokie. Bet čia tai jo, bet to labai užtenka. Čia, sakykime, nueis, žinai, žais Lietuvoje, tai čia to basico labai užteks. Nes visų pirma, žinai, žmonėm reikia 10 valandų žaisti, nu jiems nuobodu yra. Tai jis daug dalykų daro, kad užimtų laiką. Žiūri kortas ten be eilės ir panašiai. Tai taip, daug dalykų tu gali pick-upinti tokiose vietose. Aha. Tai ir aš tai pastebėjau, kad, aš, žinai, čia net negali pavadinti live telsais, nes čia nėra live telsas. Nu, čia tiesiog, kai tu aplinkos stebėjimų labiau, žinai, kažkokiu tai ir tu kažkokiu tai, nu, čia exploit atrandi, tipo, žinai, toj vietoj. Man buvo bayeris, vienas bičias labai netidus Vegase, čia dabar žaidžiau gruodžio mėnesį ir žaidėm Freeway banke, 3. Ir esmė tame, kad aš buvau ir buvo toks, žuvis buvo tikrai ir nežinau, neregas, nesupratau. Žaidėjas, sakykime, kažkoks average'as. Ir, žinai, mes žaidėm flopę, žuvis sugalvojo pablefint. Užvarė didelį sizingas, žinai, regas call, aš call, turnas check. Riverį, aš ten turėjau poziciją prieš juos abu. Riverį, žinai, jie check. Ir aš, žinai, suprantu, kad regas turi kažkokį showdowną. Žuvis dead. Ir, žinai, man reikia išfoldinti regą dabar, nes regas yra 1 ir žuvis yra 3, žinai. Šiaip net nežinau, ar jis regas, jis galimai gal irgi žuvis. Ir aš žinau, kad jeigu aš dabar betinsiu, jam bus pirmam kalbėti, iškart po manęs ir tada žuvis 3. Man svarbu tą išmesti, o kad jisai galvotų, kad, žinai, ta žuvis dar kažką. Ir, žinai, aš betinu ir tas bičas 3 kalbėti tiesiog antiek neįdomu, nieko, net nematė, kad čia yra žmogus, ar pamiršo, aš nežinau, jis tiesiog nustūmė kortas. Ir tada tas, okei, dabar aš turiu decisioną, žinai, nes norėjau stumti kaladę. Nu, čia yra, tie live momentai. O tai tu kažkaip daugiau laivo, nepradėjai žaisti paskutiniu metu, ar kaip čia? Po mūsų paskutinio susitikimo, jo, šiaip... turbūt tais metais ir išvariau kažkaip į Vegasą,
su Stasys, Vladas, Lauris prisijungė, paskui mes ten gyvenom name, žinai. Ir kažkaip, jo, tada turbūt tai buvo mano pirmasis Vegasas ir ten praleidau mėnesį laiko. Ir kaip tau atrodė viskas? Ir žodžiu atrodė taip, kad aš tenais Meine, 3 dienoj, iki pinigų likę labai labai nedaug. Nu, ten hand for hand realiai jau tuoj turės pradėti žaisti. Ir žodžiu, ten gavau damas ant Big Blindo, nu ir ką, ir susidėjau Aliną, ten 12 Big Blindo ar 14, neprisimenu dabar, ir aš iškritau, žinai, nes atsitrenkiau į tūzus, išėjau į lauką ir toks jausmas. Ta prasme, žinai, aš pirmą kartą žaidžiau gyvenime turnyrą, kuris trunka, nu, tipo, 8 dienas, ne? Ir aš, tipo, bastinau grinai prieš pinigus. Ir man, nu, tipo, morališkai ant tiek buvo sunku, nu, tipo, okei, ten 10K turas, ne, ten nėra kažkokie ten life-changing pinigai ir panašiai ten tą minkešą padaryti, bet morališkai tai buvo labai svarbu. Ir va tada atsimenu, kitais metais variau į Vegasą, sakau, viskas dabar aš iš principo, žinai, kešinsiu tą turnyrą ir tipo žaisiu dabar, nu, aišku, daug žinių gavau, vėlgi mes ten diskutuodavom kiekvieną vakarą, iš Vlado daug žinių gavau apie MTT, apie laivus, apie telsus, iš Laurio šiek tiek irgi, tai sakyčiau, galbūt va tie metai ir buvo, kur aš patobulėjau daugiausiai kaip live žaidėjas. Žinai, ten, nu, tokių visokių specifinių dalykų ir apie telsus, radau savo stipriasias pusės prie stalo, žinai, kas man veikia, kad, tipo, visai aš galiu, žinai, kalbėti prie stalo ir, nu, tipo, jaučiu savo komforto zonai. Man patinka tai daryti. Ir, nu, tai va, ir dabar, žinai, jau į tą Vegasą gal netgi 4 kartus jau buvau, turbūt. Ir nuo to laiko. Ir dabar, vat, paskutinė šitą seriją, ne, 3 satelitus laimėjau per seriją 10K turnyrą. Tai tiesiog... O tai kaip tu jas laimėjai? Tai tipo, ką ten reikėjo žaisti? Nu, įsivaizduok, vyksta turnyras, ne, ir aš atvariau jau su įperka į turnyrą. Turėjau čia iš online įperka. O online iš kur gavai? O online irgi satelitas. Tai tu žaidėjai tipo MTT satelitus? Jo. A tu būna, kad žaidėjai MTT šiaip online? Nedaug, labai nedaug, bet va tenais VPT gavau agento akauntą. Nu, kaip, šiaip VPT pirmieji parašė spinų mokyklai. Sako, tipo, ar jūs galėtumėt mus čia papromint? O jie turi spinus patys? Dabar atidarė. Bet ten, kol kas ten problema labiau negu spinai, žinai, rezultatų negali trekinti ir panašiai, į ataskaitų neteikinė. Nu tai vat, ir tenai, žinai, aš kažkaip pažaidžiau. Žodžiu, aš ten 2 satus laimėjau jau, 1 tiketą pardaviau. Bet nežinau, aš ten išleidau gal satam kokius 6,000. Tada... nu, kai išvažiavom, žinai, į laivą, aš laivę praėjau tą Day 1, 10K, ir praėjęs Day 1 tiesiog vyko toliau satai. Tai aš žaidžiau satus, nu, nes, tipo, aš jau turiu tiketą, tai aš dar laimėjau ten kelis satus, man tiesiog atidavė žetonus. Tai kolega juokė, sako, blemba, Erikai, Satu Pro. MTT kol kas ne, bet Satu Pro. O, nu tai va, ir žodžiu, man dar, žinai, dėl ko į Vegasą labai svarbu, man reikėjo tą numeriuką gauti ITN, nes ten yra kemštukų winingsų mano užlokinti, aš jų negaliu išsiimti. Nerodo? Nes žodžiu, aš ne... Mobas nerodo. Šiaip, žinok, hand on mobą aš hacką turiu. Yra toks dalykas, kad jeigu tu, čia Vegasą veikia, jeigu tu kešinį turnyrą ir tu neini, tipo, užsirašyti ir išsiimti, o nueini kitą dieną arba dar kažkada, jie pateikia duomenis hand on mobui, o kai jau, žinai, tu ateini išsikešinti, jau būna duomenis pateikti ir toj vietoj rašo tiesiog unknown. Unknown, tipo, kai užsiblokinės būna, nes šiaip gali užsiblokuoti hand on mobui. Bet žinok, neteikia, aš jau kiek kartų ten išbandžiau, o tai...
ten, jau ir metai praėjo, tai jau turbūt jau viskas, žinai. Ne, tai jau nebepateiks. Tai va. Tai, bet čia, žinai, Europoje aš nežinau, ar taip daro, žinai, bet jie ten labai greit atrodo tas ataskaitas išsiunčia. Baigęs turnyrą, žinai, ir išsiunčia, žinai. Galbūt. O ten, žinai, eiti tą eilę, stovėti, ateini ir ten žiūri, koks 15-20 žmonių, žinai, stovi to eilė. Ką man dabar stovėti? Aš einu, žinai, kažką pačilint, pavalgyti, whatever. Aš ateisiu ten kitą ar dar kitą dieną, kur tiesiog nebus eilės. Tai tokio principo. Tai gavai numerį? Tai va dabar hitinau pagaliau. tą numeriuką. ITN, nes matai, šitas visopas persikėlė į kitą kazinkę. No. Ir jie, kai persikėlė į kitą kazinkę, jie negali suteikinėti numeriukų. Ir jeigu tu laimi, tipo, ir tu neturi ITN numeriuko, tai 30% ten turi palikti. Aišku, gali čia Lietuvoje susigražinti, ten kryžiaus keliai, bet gali. Daug kainuoja ir laiko, energijos ir dar pinigų teisininkam atitinkamai, žinai, nebent pats ten rašysi visus raštus ir panašiai. Tai aš tiesiog palikau ten tos vieningsus, žinai, ir jie ten gulėjo. Tai ir dabar, žinai, buvo visai svarbu man tą numeriuką hitinti. Ten vyko kitam kazino, žinai, kuris suteikinėja tą numeriuką. Ir... čia taip, tipo. Jo. Dabar tu čia, tipo, kai šitam vynę kešinai, tai dabar gruodžio mėnesį, jo. Tai pats vynas padarė, ne? Jo, tai įsiuntė į tą IRS, į jų tą VMI ir sakė, kad turės patvirtinti. Tai negavai tą? Iki šio visopo jau turėčiau gauti. Tipo, sakė ten 2 mėnesiai, kol patvirtins. Anksčiau kitai būtų, anksčiau paprašiau būtų. Ne, ta forma, tai ten greitai, žinai, užpildė. Aš ten eidavau į kitas kazinkės, sakydavau, galima, tipo, gauti šitą formą, kad užpildyti. Ne, sako, čia tik tais, jeigu tu laimi mūsų kazinkiai. Sako, mes jau tokių prašančiųjų gavom ne vieną. Nes čia ir atsitiko problema 22 metais, kai konkrečiai visopas persikėlė iš to Rio į Horseshoe kazino. Ir tas Horseshoe, jie negavo iš savo VMI teisę suteikinėtų ITN numeriukų. Ir visi, kas ten kažką laimi, eina per kitas kazinkės ir sako, ar galima numeriuką gauti? Ne. Tai taip, turi laimėti kažką, taip ten 5,000, neskaitant įpirkos, ir tada jie gali, žinai, suteikinėti tą ITN numeriuką. Atmetus įpirką, jo, tokiu principu. O tie, žinai, kurie ten seniau turėjo, arba tie, kurie ten Rio laikais hitinė, ten Rio suteikinėdavo, tai ten jokių problemų nebūdavo. Aš tai atsimenu, kad aš tai ten labai lengvai gavau kažkaip, tai man atrodo, kad... Matai, tu hitinai kazinkiai, kuris suteikinėjo numeriukai. Bet ten iškart kažkaip. Taip. Niekas nei užlaikė, nei ką ten, taip. Iškart išmokė, sopas kažkaip iškart išmokė. Ir man atrodo, kad netgi, kol aš grįžau į Lietuvą, tai jau Lietuvoje tas laiškas buvo su to numeriu atėjęs. Jeigu neklysta, tai kažkaip tai. Pas mane aš jau grįžau, greit bus mėno, laiško nėra. Bet gal ten paprašiau. Aš skaičiau, kad buvo ten kažkokių problemų, kad šį kartą tai daug paprasčiau buvo. Jo. Tai bet šiaip nėra, žinai, aš vis tiek į spinus koncentruojas pagrindinai. Ne, kažkas, čia dar turėsim biškį žiūrovų klausimų, ten pas mane Discord'e uždė. Tai ar neturi, čia buvo toks klausimas, ar neturi kaip kolega Paulius noro switchinti MTT? Tai ne tik Paulius, yra ir daugiau. Bet čia kaip jis toks gal matomiausias, žinai. Aha. Pauliaus, jo, karjera tai stipri. Kada jis 2017 turbūt atėjo į spinų mokyklą ir kada jis jau po kelių metų realiai, ar po 2-3 metų, jis tą MTT visada pažaisdavo biškį. Bet jo, jis gabus, žinai, buvo visur. Galva tikrai turėjo. Jis ir spinasegi labai greitai ten pasiekė tos aukščiausius limitus. Per, nežinau, metus gal, kažkas tokio. Gerai, dar pabaigiant apie mokyklą kalbėti, tai jeigu, nežinau, čia paslaptis, kiek jackpotų prisukot per 2,5 metų? Kiek milijonierių Lietuvoje padarė? Milijoninių jackpotų, palauk, nuo 2021, ne? Tai jūs skelbėte, ne, viešai čia šitą. Jo, tai aš galvoju, ar 2 ar 1. Ne, mes nieko neslepiam. Viską skelbiam viešai.
O koks tikslas slėpti? Slėpti nebent jeigu mokesčius slėptum. Tada... Aš nežinau, yra kas nenori kažkokio tai viešų. Ne, tai jeigu mokiniai, žinai, nenori, tai mes ir nerašom, žinai, ten niką ar kažką parašom ir viskas. O šiaip, žinai, matai, spinos yra tas dalykas, kad spinų rinka irgi pasikeitė, atsirado pūlai. Pūlai šiaip egzistavo jau seniau, bet dabar, sakykime, pūlai yra visiškai lydinantis veiksnys spinuose. Tai spinai yra dabar tokie tapę, kaip žinai, kaip kešas, plus tu turi loterijos bilietėlius, aš kaip sakau, o loterijos bilietėlis tai yra jackpotas arba ten X1000. Nes kas tai yra pūlas, gali bet kokio lygio žaidėjas, žaidžiantis bet kokiam limite, bet kokiam rūme spinus, jie yra išrikiuojami visi pagal tai, kiek uždirbo į vieną. Sakykime, mes dabar mokykloje raninam savo pūlą, ten yra 7-5 žmonės ir kiekvieno žmogaus dalis priklauso nuo to, kokią tu įvy dalį turi tame pūle. Ir jeigu pūlas turi upsvingą arba downsvingą, kaip yra tai išskirstoma, kas pasiims tą upsvingo dalį, arba kas pasiims tą downsvingo dalį, tai viskas yra pagal bajinų, pagal įperkų skaičių išskirstoma. Tai jeigu tu ten, sakykime, žaidėjai 500 ir sužaidėjai kokius 2000 turnyro, tai reiškia, tu įsiperkai už 1 milijoną. Jeigu pūlas bendrai įsiperka už 10 milijonų, tai tas tavo 1 milijonas sudaro 10% nuo visų pūlo įperkų, reiškia, tu pasiimi 10% upsvingo arba downsvingo. Ir šiaip ką mes padarėm kitaip, nes pasaulyje buvo rusai pirmieji, kurie šitą dalyką padarė. Jie 2018 metais jau pradėjo running pūlą. Mes turėdavom EV dealą tokį dalyką, o jie turėjo pūlą, kur tipo žaidėjai patys šerina, žinai, šitą dalyką. Ir dabar rusai realiai yra rinkos lyderiai. Visiškai. Ten yra rusų netgi 2 pūlai, jie ten turi po 1000 žmonių. Tai ką mes dabar, žinai, mes einam irgi šitą rinką, mūsų tikslas yra konkuruoti su jais ir nukonkuruoti galiausiai, surinkti savo didelį pūlą. Šiaip jie visai nemažai uždirba, beje. Aišku, darbo irgi ten yra, viskas, žinai, sutikrinti auditus. O kur čia uždirbi šitoje vietoje? Kad ateiti į pūlą, tu turi sumokėti, sakykime, grubiai 1 bajiną. Sakykime, jeigu tu žaidži $100 turnyrę, tai tu per mėnesį turi sumokėti 1 įperką. Per mėnesį? Jo, tai realiai per metus tu sumokėsi 12 įperkų. Jeigu tu žaidži ir tu dalyvauji pūlę. Tai čia iš to uždirba pūlas. Toliau yra ekstra servisai. Pavyzdžiui, pūlo dalyviai gali matyti visi kiekvienų rezultatus. Bet jeigu tu nori slėpti rezultatus, kad nematytų kiti pūlo dalyviai tavo rezultatų, tu sumoki dar 1 bajiną. Čia grubiai, bet taip, žinai, ir iš tokių visokių dalykų, ir dar ten visokių mažų servisų nori pakeisti rūmą, mėnesio kambarį, ten dar pusę bajino arba tever, žinai. Mes tokių fees neturim, bet, sakykime, jie ten turi. Bet čia overall tai geriau negu EV dealas, ne? Nes EV dealą, tai jūs absorbuodavot visą tą... EV dealą, taip, tu turi viską amortizuoti ir kartais gali skaudžiai, žinai, būti, nes mes gal per porą metų, sakyčiau, apie 100 000 suabsorbavom. Minusą suabsorbavom į save. Ir dar matai, kas yra su EV dealu. Su EV dealu mes nedengdavom didelių multiplierių. Su EV dealu mes dengdavom iki X25, iki X50, Tai jeigu šimtinių žaidė, tai čia iki 5000, turnyro EV tu dengi. Dabar su pūlu žmonės turi ne tik XPM, jie turi X100, jie turi X200, jie turi X1000 PM% ir mes tokią rinkos naujovę sugalvojom iššauti, įdėti jackpotą į pūlą, bet 20%. Tai yra kinda riski, nes taip, žinai, dideli pinigai, o kur dideli pinigai, ten visada pagundų įvairių atsiranda. Ir taip, gali koks naglis atsirasti, ir neįkris pinigai į pūlą. Gali visada atsirasti, žinai. Ir tada tas pūlo valdytojas vis tiek turi dengti? Ne, pūlo valdytojas jis yra administratorius, čia panašiai kaip koks paskolų klubas, jeigu kažkas iš tavęs paskolą pavogė, tai ne paskolų klubas tave dengia, jis gali nupirkti ten kažką, whatever, tai čia, žinai, yra lygiai tas pats, bet, žinai, jeigu tu administruoji savo pūlą taip, kad ten skemas ant skemo, tai sorry, tavo pūlas užsidarys kitą dieną, žinai. Tai ką mes darom, žinai, mes visų pirma su kiekvienu pūlo dalyviu pasirašinėjom sutartis irgi su kompanija, žinai, ypač su tai žmonėmis, kurie jackpotą deda į pūlą. Tai mes jau, žinai, jau sutartį yra numatyta, kad, mes gaunamės kaip jos teikeriai, žinai, ir kad jis yra mums skolingas pinigus. Tai jeigu jisai, žinai, skemintų, tai mes tada jau eitumėm į Maltą tikrinti sutartį teisme.
žinai, ir tada jau žiūrėtumėm. Tai va čia šitas dalykas yra, žinai, kinda atgrasantis, kitas dalykas, žinai, vis tiek tu žiūri žmogaus reputaciją. Jeigu žmogus žaidžia 10 metų spinus, ne, jis yra community žinomas žmogus ir panašiai, tai tokie neina, jie neitų skeminti netgi dėl 5%, ne, ir, pavyzdžiui, jeigu ateina kažkoks anaunas, tu jo nežinai, jis nebuvo jokiam steiblė, jokios patirties neturi, tai faktas, tu jam neleisi to jackpoto įsidėti tiesiog, arba leisi ten 5% maksimum įsidėti, kad, žinai, ta suma būtų ta, kur, jam nekiltų minčių skeminti dėl jos, ne, jeigu tu laimi milijoną, 5 štukų atiduoti pūlą, ar, tipo, susivaryti savo reputaciją gyvenimui, tipo, dėl 5 štukų neskemint žmogus dėl tokios, dažniausiai, aišku. Niekada nežinai, ant ko tu gali užsirauti, žinai, bet, žinai, kai yra communities, jau ten vis tiek žmogus, čia jau turi būti, labai, labai, labai prastas ir nelaimingas žmogus gyvenime, žinai, kad tokį dalyką padaryti. Tai va, ir žinai, tas pūlas, ką mes ten turim visokių planų, žinai, siūlyti visokius papildomus servisus, kaip ten PureGTO narystę siūlyti ir panašiai, žinai, ateityje, kad, nes va čia, žinai, mums reikia tiesiog žmonių persivėlėti iš kitų. Čia kaip kokia yra atskira rinka, industrija ir taip toliau, kur atrodo žaidi tą patį pokerį ir dar tu sukuri šalia atskirą, žinai, šaką, kuri generuoja pinigus visai, prasme, tik tai susijusius su žaidimu. Matai, žaidimu. Taip, nes čia yra kaip papildomas servisas, kaip toolsas kažkoks ir panašiai. Matai, yra tas dalykas, kad nemažai lietuvių pas rusus yra. Tuose rusų pūlose, ne, tai mūsų tikslas pirmiausiai yra juos pas save atsigabenti. Žinai, kad turėti... Bet čia tas buvimas pūlė, tai irgi, ne, nuima tą visiškai variacijos... Visiškai. Tai blema. O iš dalies... Esat, pavyzdžiui, nors skaičiavę palyginimui, ne, kiek tas veikia ar neveikia žmogaus ten žaidimą? Labai veikia. Labai. Kiek pagerėja ten žiūrėk, rezultatai. Kas atsitinka su pūlu, ypač kambarį, kuris daug loterijos elementų įdeda, ne? Kur ten daug winningsų nueina į aukštus sukimus ir panašiai. Tai tu, tarkim, kad tu žaistum tą limitą, tau būt laiminčių žaidėjų, ten neužtenka jį bytinti ten su kokiais 2-3% ROI. Tu jį turi bytinti su 8% ROI, su 10% ROI, nes kitaip tave variacija tiesiog suvalgys, sukramtys, žinai. Bet kai tu esi pūlė, tu gali bytinti su 1%, tu su 0,5% ROI gali bytinti ir realiai iškart cashint pinigus vos ne. Tai va šitas dalykas, jisai labai ką padarė spinuose, pasunkino fieldą, nes tai reiškia, kad gali pradėti, nes jeigu seniau žaisdavo tik labai geri žaidėjai tą limitą, ne, ir pralaimintis, tai dabar gali bet koks vidutinis žaistame limite, ne, gali realiai visi žaidėjai kilti vienu limitu aukščiau. Tau nebereikia laikyti 10% ten ar 8% ROI, whatever, tu gali su 1% ROI žaisti ir tu plisuosi, žinai, tai tu tiesiog eini jau žiūri elementariai, kur tu geriausią valandinį gali turėti, kur tu iš reikbeko santykinai daugiau uždirbsi ir panašiai, jau žiūri per šitą prizmę, ne? Bet čia labai sunkina visą industriją apskritai. Iš kur pinigai tada tose spinuose? O iš kur MTT pinigai? Nežinau, iš kur MTT ten. MTT, tai žinai, ten tų fantastų dar. Patikėk, žinok, spinuose yra tokių gamblerių, kad ojojoj, irgi ateina to pinigų. Taigi, žiūrėk, žmogus ten laimi kokį, nežinau, porą šimtų tūkstančių iš kažkur, iš MTT, tarkim, ne? Tai yra keli variantai, arba jis eis high stakes cash'ą dėliot, arba jis nueis ten spinus padėliot, arba jis nueis ir tą, visur, žinai, pamėtis pinigų. Arba būna, pavyzdžiui, ten kokių $5 žaidėjas, žuvis, ten laimi kokį, žinai, 100 000, žiūri jau sekantį mėnesį skatalina ten high stakes spinus. Visiškai, tipo, tokių istorijų yra N. Tai pinigai sukas, jie, žinai. O žiūrėk, dar tokį turiu klausimą, nepamirčiau, nes jau vos nepamiršau. O turit kiek, pavyzdžiui, per tos metus išsukot jackpotų, bet nelaimėjot? Ir kaip veik žmonės nelaimėti jackpotų? Kaip, aš galiu pasakyti iš savo patirties, kaip tai veikia. Aišku, aš neturėjau jackpoto, mano didžiausias sukimas buvo 100 000. Prieš kelis metus party pokeriai, ten X200 party pokeriai 500-nėse.
Nu tai, žinai, man kažkada vienas mokinys pasakoja, sako, žinok, Erikai, tipo, aš išsukau, žaidžia 25 ir jis ten išsuko gal 5000. Nu, sako, žinai, aš galvoju, ta suma nėra čia kažkas wow, bet sako, man širdis užplakė, žinai, ir aš toks, nu, blem, nu kaip čia, nu, tipo, žaidė ir viską, žinai, standart. Ir aš, žinai, ten buvau, nu, tipo, žaidžiu, žinai, ten gal 6 stalai ant relaudo sujungti. Ir buvom kažkokia kitokia spalva, žinai, 120 000. Ir aš taip, nu gerai, 2 regai, standartiškai, žinai, žaidžiu, ten 2, 3 handas ir aš jaučiu lygiai tas pats. Aš sakiau, kad čia tipo nieko nereiškia, bet rankos prakaituoja, širdis kalatuoja, žinai, nu tipo yra šitas dalykas. Aš jackpotą nesu turėjęs, aš nežinau, bet vat yra, žmonės pasakoja, kokius jie jausmus patiria. Tiesiog, žinai, kai tu MTT, tu geini iš lėto, tu žinai, kas tavęs laukia, tave kaitina lėtai. O čia tokį bum, žaibą iš giedro dangaus tau kalą, žinai, ir, nu, tipo, dirba mane, tai va tokių, jo. Nu, va, Titas mūsų vienas mokinys, ne, kur dabar laimėjo jackpotą 200 PM limite. Jisai, man atrodo, prieš metus ar prieš 2 buvo išsukęs jackpotą, jis žaidė dar tada PM limitą. Ir irgi buvo išsukęs jackpotą. Ir man atrodo, jis ten tokį skaudų bet beatą gavo. Ir jis tą handą, nežinau, turbūt visą gyvenimą prisimins, kas ten įvyko, žinai. Nu ir, o paskui, va, ir surinko. Šiaip, nežinau, visai laimi žmonės jackpotų, sakyčiau, pas mus. Iš milijoninių jackpotų, kurie buvo 4 mokykloje, nei vieną nepralašė. O, prašau. Jo. O čia, žinai tą istoriją, kad išsuko lietuvis 2 jackpots per mėnesį. Čia dabar? Nu, visai neseniai. Kokį gal lapkritį ar gruodį. 2 jackpots tipo. Pirmą pralošė, antrą laimėjo. Ai, ne? Ai, nu tai aš dabar galvoju, ar tas lietuvis ne pas mus pūlė yra. Aš irgi čia neturiu kaip patikrinti, man pasakoja, gal čia žinai, kad kažkas... Reikės paklausti. Aš žinau, kad jis laimėjo jackpotą, bet aš nežinau, kad jis dar vieną buvo išsukęs. Nu, tipo, man tai pasakoja. Čia kažkurioje mokykloje irgi, man atrodo. Jis jau nebėra, jis baigė ten dylą. Nu, tai išsakė. Jeigu apie tą patį. Ai. Ne, jis jau ir tada tuo metu. Nu, gal, bent jau. Aš nežinau. Bet čia gali būti ir kitas žmogus. Bet žinai, tų lietuvių nėra tiek daug, kur jackpotus milijoninius suktų. Bliava, būtent koks kaip tas šiaulietis, kur ten išsuko iš $5. Ai, tu žinai, ne? Žinai. Ne, nu tai kas ten apie jį nežino visi. Jis ten mūsų mokyklos šatė, Discord'e, žinai, tipo... Neprisimenu, čia prieš metus gal buvo Hebra, tipo, ten kažką ten rašo ir žiūriu, belė koks judesys, jau ten belė kiek žinučių privaryta čatė, žinai, ir, pažiūriu jackpotą, tiesiog pitakėliuose bičelius nurinko, bet toks atviras tenais. Ir aš nežinau, jam ten 18 metų. Ja, mokyklai mokės dar. Bet dabar jis, žinok, žaidžia jau, man atrodo, PM spinus. Gerai. Suinvestavo. Vat, aš nežinau. Kitas, nu gerai, biškitos klausimus praeisim. Žiūrėk, kodėl nesiūlot kokį nors coach for profit ar dar kažką, tai kodėl tokių dylų visai neturi? Čia klausimas ar? Jo, klausimas. Tai yra tokie dylai, kodėl sako, kad nėra. Nu, ta prasme, kad spinuose ne ant steiko ateito kažkokiais kitokiais būdais, pavyzdžiui, pirkti pamokas ar... Ai, pamokų pirkimas ne. Pamokų pirkimas ne ir nežinau, mes kažkaip... Kodėl spinuose apskritai to nėra? Nežinau, specifika turbūt nuo MTT labai skirias. Kaip čia pasakyti? Yra skirtingos strategijos iš tikrųjų. Jeigu tu imi žmogų į steiką, tu turi, aišku, pirmiausiai įvertinti, kad tu su juo, žinai, galėsi dirbti ir jis, galės kažką bent jau pasiekti, tai tu kitaip į jį žiūri. Tau yra aktualu, žinai, ką tu ten pasakėjai, tau yra aktualu, ką jis, tau yra nuoširdžiai aktualu, nes ten tavo pinigai guli, žinai, ir taip, kiek jis uždirbs, kiek tu uždirbsi. Dabar, kai tu tiesiog pardavinėjai pamokas, tai tu gali pradėti, žinai, tokią kepyklą daryti biškį pamokų. Tai gali, aš tą ir turiu omeny, o ko ne? Nu, palieki žmogui pačiam tą tobulėjimą.
Bet žinai, kaip čia pasakyti, čia ne Amerikos rinka, ne 300 milijonų auditorija. Kai tu turi nedidelę auditoriją, žinai, kai tu kažką darai, tu tada turėtum uždirbti per masę, bet tu neuždirbsi per masę. Tai tu, jeigu turi mažą skaičių žmonių, tai tu tiesiog renkies, žinai, eiti su jais kartu tą kelionę ir kažką uždirbti. Nes jeigu tu tokį servisą atiduodi, žinai, ir savo žinias tam paleidi, nežinau, už kažkokią tai fixed price, tai... Tai čia tas pats, žinai, aš tą patį pavyzdį kaip gamestakingas, tai jų vienas iš tos mokyklos palydimo tikslų yra, kad prirink žmonių ant steiko. Kuriem irgi jau sunku jų iš kažkur surasti. Tai va čia tipo pirmas, žinai, žingsnis. MTT yra ganėtinai platus laukas, aš sakyčiau, ir MTT užspinus yra gal 10 kart plačiau. Na, aš nežinau, čia taip, 5 kartus, 10 kart plačiau, ne? Ten yra labai daug kintamų, labai daug dalykų. Daug, ir tu ten paleidęs tų pamokų, tu ten taip ant ką tu ten kažką labai gali atskleisti. Jo, spinuose, žinai, jeigu aš paleičiau ten kokią pamokų seriją, kokią 20-30 pamokų koncentruotai pagal temas ir labai aiškias, tai aš realiai galėčiau visas savo žinias ir atiduoti, žinai, turbūt. Ne, aišku, per tiek netiduosi, bet tipo beisa. Aš galvoju, kad galbūt, žinai, tokį servisą būtų galim paleisti žmonėm, kurie žaidžia mažus limitus, ne ten 25 centus, 1, 2 dolerius, 5 dolerius, kažką kitokio. Gal, žinai, making a sense. Čia šiaip idėja, bet sakau, rinkos labai Lietuvai trūksta. Kiek tokių žmonių bus? Kiek jie nusipirks? Nežinau, supranti, čia vėl. Mes šiaip darome. Man tai tos rinkos apibrėžimas yra toks labai reliatyvus, aš labai sunkiai įsivaizduoju. Aš vėlgi, žinai, kai pats buvau dar prie to projekto su ta mokymų platforma, kitaip įsivaizdavom, tipo, žinai, ir aš mačiau pats asmeniškai ir dabar matau tą galimybės, kiek ten gali turėti, ten, sakykime, mano manimu, keli šimtų žmonių tikrai gali turėti. Pavyzdžiui, MTT kurie mokės subscriptioną? Jo. Manau, kad tikrai čia yra 200, kokie yra normalus skaičius turėti. Lietuvoje? Netikiu. Netikiu? Liam, aš manau, kad yra. Nemokės žmonės stabiliai, tai tam pamokės mėnesį kitą, žinai, kad 200 mokėti stabiliai, tai kiek čia turi būti 1000 žaidėjų, bent jau 1000 žaidėjų. Tu manai, nėra Lietuvoje tiek žaidėjų? Ne. Yra. Bet tai tu turi tada labai gerą kontentą kurti. Tai čia jau vėlgi, su tais kontentų kūrimais, supranti, čia į ką orientuojas. Čia toks labai slidus dalykas irgi. Biškai čia, žinai, nukrypstam, nes MTT, žinai, nėra spinai. Bet arba pokeris. Pokeris. Jeigu tu kuri labai gerą kontentą, tu jį kuri regam. Nes visų pirma, pradedant išdės, nes nežino, kas yra geras kontentas, kas yra blogas kontentas. Čia yra tas dalykas. Jam turi būti aišku. Jisai turi jausti, kad jis gerėja žaidėjas. Bet ar čia yra labai geras ar blogas, negali įvertinti. Tai jis to nežino. Jis nėra bandęs 5 kontentų ir negali. Regas gali pasakyti. Bet su regu tu turi įdėti labai daug darbo. Ir va tada jau ta kaina į to įdedamo darbo turi būti didelė. O va tada prasideda. Kas tau nori mokėti daug? Niekas nenori mokėti. Net svarbu, kad regas, pavyzdžiui, kaip yra su visais tais mokyklom ir taip toliau. Jeigu regas žiūrėtų, mokytus tinkamai iš to kontento, jis gali kainuoti $200, jisai uždirbs gal 1000 daugiau per mėnesį, jis nemokės tų $200. Nes jam nesvarbu, kad jis uždirbs, jam les per brangų. Čia yra žmonių principai, aš kartais irgi iš tų dalykų. Šiaip, žinai, žmonės dažnai galvoja, aš geriau žaisiu mažesnį limitą, bet visiškai ten arba, tarkim, 100% action ant savęs turėsiu, arba, žinai, kaip tu sakai, nemokėsiu už kažkokį servisą, bet tų žmonių, kurie turi mindsetą, kad aš čia uždirbsiu daugiau greičiausiai, žinai, jie neskaičiuoja taip. Jie sako, čia per daug kintamų, per daug klausimų, čia
neaišku, žinai, kaip čia gausis ir panašiai, ir jie tiesiog nusprendžia nerizikuoti, ne? O tie, kurie rizikuoja, nu, tai jų yra gal koks 10%, 15%, kurie, nu, turiu omeny, kur gali ten labai aukštai kilti. O apie tos servisus... Tai va čia, supranti, subscriptiono tu negali paleisti labai daug su savo žaidimu dirbančiam žmogui, nes jis tiesiog, nu, jis tave aplenks. Tu nespėsi kepti to kontento ir kilti taip aukštai, kaip jisai nori. Niekada taip, nepavyks tiesiog. Jisai galbūt pasiliks, kažkur ten karts nuo karto pažiūrės, bet tu nebūsi jam pagrindinis mokymosi jau kažkoks tai šaltinis. Nes tu vis tiek, nu, kai tu darai tą kontentą, vis tiek orientuojasi kažkoje didesnė masė. Čia yra lygiai, ta prasme, čia turėtų būti lygiai tas pats sporto klubo principas, žinai. Nu, yra sporto klubuose, kas, žinai, sportuoja kaip išprotėja, tu jam duodi tą sąlygą, bet yra, kas tiesiog moka ir niekada neateina. 95%. Nu, tai va. Ai, kur net dėrėjo tie ar rėmėjai. Ten, karts nuo karto, ten, žinai, kažkur pasirodys vieną kartą mėnesį ir taip toliau. Jo. Tai su tai subscriptionai, žinai, slidus dalykas, nes va, mes dabar irgi patys pradėsim pardavinėti PureGTO subscriptionus, o ne Pure Trackerio subscriptionus ir panašiai. Tai, nu, va, pažiūrėsim, ne? Visų pirma, čia reikia į marketingą nemažai dalykų įdėti, viską, žinai, padaryti, paaiškinti ir panašiai, kaip kas veikia, kodėl veikia ir kodėl, žinai, kokią tu čia problemą išsprendė su šitą programą. Ir jo, bet aš manau, kad čia, žinai, visai nelengvas kelias. Nu, taip, čia pardavimai, tai, tipo, būti gerų pardavėjų nėra. O kaip tu, čia toks jau platė, o kaip tu apskritai matai, kokia yra spinų vieta visoje pokerio toje bendruomenė, nu ne bendruomenė, visoje toje ekonomikoje toje pokerio. Nes realiai, kaip be būtų, nu, okei, mes, žinai, matom ten kažkokius tai kešo top žaidėjus, žinai, kur jau ten nausblydų žaidžia, filmuojamus, taip toliau. Turiuomenį streamerius. Nu, nebūtinai streamerius, nu, bet ten kažkoks hustler, žinai, ten rodo. Aš šitą turėjau. Ką rodo, žinai, filmuojamus. Tada jam o spinų realiai nėra. Jie toj ekosistemoje tokie, kaip ir jie egzistuoja, bet, nu, realybėj... Mažai informacijos. Jo, apie jos nėra jokios informacijos. Tas spinų pasaulis yra atskiras, įdomus tik tai spineriam iš principo. Nu, pavyzdžiui, ir tą patį, aš nesu gyvenime žiūrėjęs Twitch'o su spineriais, nu, nes, nu, ką žinau, aš pats nežaidžiu, žinai, nu, ką ten man žiūrėti, žinai, ten... Va, kaip šitoje vietoje yra. Nu, tai čia va, dabar man proga pareklamuoti spinų pasaulį, kaip supratau. Nu, toks iš dalies. Pasakyti, kur čia šuo pakastas ir panašiai. Tai spinuose statistika yra labai paprasta. Nu, visų pirma, tu, žinai, sėdi vienas prie kompo, nėra laivo. Šiaip apie kešą irgi nebuvo jokios informacijos. Hustler, Casino, tos laivus, tos streamus irgi netaip seniai pradėjo daryti, čia keli metai atgal. Bet, žinai, visą laiką buvo visokie ten Big Game, ten High Stakes Poker, Poker After Dark, žinai, visą laiką buvo. Kešas visą laiką vis tiek buvo pagrindas. Spinų laivę nepadarysi, heads-upus galiu tik tai padaryti laivę, bet, nu, gali gal ir bandė ten kažkas daryti, tos spinus laivė, ten suko ratą. Nu, yra buvęs topas APT. Jo, bet čia, žinai, čia labiau dėl spinų promotionimo, negu dėl kažko, aš manau. Tai spinuose, žinai, kaip čia pasakyti, ekonomika labai paprasta, ten nėra to kažkokio labai daug excitemento, ne, kaip MTT, kur ten žmonės... Aš nežinau, gal jie netgi jau kažkokie yra ten dopamino adiktai, žinai. Jo, jiem reikia, žinai, tipo, šiandien man reikia dozės, ne? Ir tipo, aš turiu sėsti ir gal, žinai, pasimsiu tą dozę, kur ten reikės paprakaituoti. Spinuose to paprakaitavimo, žinai, dabar ypač kai yra pūlai, tai jo mažai. Tu tiesiog, žinai, turi ateiti susikaupęs, žinot, ką darai ir panašiai, bet tam, pavyzdžiui, kalbant apie uždarbius, aš irgi, nu, kalbėjau ir su Gyčiu, su Miku, nu, tai, kad nelabai, žinai, skiriasi ten, sakykime, aš kažkaip įsivaizdavau, kad atskirtis yra didesnė tarp spinų ir MTT, ten top žaidėjų, bet, žinai, spinuose, jeigu ten paimtumėm visiškai topinių žaidėjus, ne, kurie ten žaidžia full time, nu, tai jie daro kažkas tarp 200 PM, 300 tūkstančių. Aš nekalbu ten apie tuos vienetinius žaidėjus, kurie ten yra, tarkim, kažkur kartelėse, kažkur, kur ten gal ir daugiau gali padaryti, ne? Ten kokiais 2018, 2019, tai jie ten ir
tarp pusę lemo darė šitam intervalė. Ten yra visi grafikai, galim pasižiūrėti. Nu, bet sakykime, čia yra standartas šių dienų, ten sakykime 200 PM, 300 tūkstančių. Čia yra labai geras, solidus žaidėjas, kuris žaidžia daug, kuris ten, sakykime, nu, žaidžia tikrai daug, ne? Mhm. O šiaip ten, sakykime, geras midstay, bet čia aš kalbu apie gerą žaidėją, ne? Toliau geras arba labai geras midstakeris gali, sakyčiau, per mėnesį tam padaryti po kokius 5000, ne? Bet tai čia midstakeris, čia yra 25S limito arba, sakykime, PMS limito, ne? Kas irgi yra equal, jau čia maždaug, sakykime, 100 štukų per metus, tarp 100 ir 100, ne? Mhm. Maždaug šituos intervaluose. Nu tai aš spinuose lubas šiai dienai įvardinčiau, nu sakykime, kokius 200 PM tūkstančių. Mhm. Čia yra tokios loginės lubos, kur jeigu tu esi geras žaidėjas ir panašiai. Dabar MTT lubos labai gerų žaidėjų, nu kiek man sakė, kiek aš supratau, yra kažkas 400 tūkstančių. Nu nežinau, turbūt. Kažkaip nebūčiau linkęs sutikti. Daugiau? Nu matai, vėlgi, matai spinuose, tai tu gerai ribojais, tai kokie 500 didžiausias 1000, nebūdavo. Ne, bet ten 1000 neranina, ten 500. Taip, tai tu MTT, tai turnyrai po 25 štukas ranina. Live? Ne, online. Kiek jie turi savo actionų? Čia kitas klausimas. Nu, matai, va čia prasideda įdomybė, žinai, jie dažnai būna arba ant steiko pas kažką, ne? Bet ne visi. Nu gerai, kiek tu, pavyzdžiui, MTT pasaulyje žinai žmonių, kurie žaidžia 25 000 turnyrus, ne? Nu, čia 25 000 čia yra topas, ne? Nu, online, taip. Jo, ir kaip jie dažnai vyksta? Kartai mėnesį? Ar kartai savaitę? Aš nežinau, kaip dabar, GG anksčiau tai pastovi raino, kiekvieną sekmadienį ten realiai. Jo, nu tai gerai, jeigu tu sakai, kad žmonės gali daryti po milijoną, tai Sharkscope šitą informaciją yra prieinama su MTT, aš kaip suprantu. Nu bent jau ten kelių žmonių. Ar visi yra užsilokinę highstakeriai? Nes dabar, kai GG nebetrakina, tai... Nu, bet GG nebetrakina pusmetį, bet iki tol. Nu, jo, galbūt. Bet tai ten nektų, ten grafikų įvairiausių yra. Nu, tai yra ten... Sumatęs. Tai yra nemažai grafikų po 3-5 milijonus. Yra. Tie topiniai ten kokie nors. Tai aha, bet yra, vėlgi, ten, žinai, bet yra grafikų, kurie yra minus 2 milijonai. Irgi topinių žaidėjų. Žinai, tai čia, žinai, variacija yra nemažai. Nu, nežinau, bet vėlgi dažnai žmonės sako, žinai, ten MTT yra didžiulė variacija, ne? Aš tai labai gerai žinau, nes aš steikinau ne vieną aukštų limitų žmogų. Tai ta žinai, kad tu per metus padarysi ten 800 000, okei, bet aš visada galiu pasakyti, parodyk man savo 5 metų grafiką. Taip. Tai jeigu tu padarė 800 000, tu 4 milijonus uždirbai, per 5 tai neuždirbai. Nu tai va, tai čia šitas. Tai ir jeigu tu uždirbai, tu kažką žaidėjai high. Klausimas, kiek tu turėjai savo actionų ir kiek tu buvai jo pardavęs, ne? Tai tų žmonių, kaip sakyti, pinigai sukas dideli, bet kokią dalį iš tų pinigų, žinai, jie ateina iki tavęs iš tikrųjų. Ir šiaip dar aš pastebėjau tokį dalyką, kad, žinai, hitus labai lengva matyti MTT, ne? Ten būna kažkoks didelis hitas, visi kalba, bet o apie downswingus kalba? Taip. Kažkaip nekalba. Mažai. Jo, tai va, žinai, ir ta realybė, žinai, kur mes ten imam 3-4 metų vidurkį, kiek tu gali padaryti, nu, man sakė, kad, na, nežinau, nenoriu čia kažkaip klaidingai, bet tai nebuvo tikrai daugiau negu 500 000. Nu, vėlgi, apie kokius tos topus kalbam. Nu, apie, sakykime, tai, ką mes galim padengti 99,5% žaidėjų, ne? Ten gal yra 0,5%, ar ten, žinai, kur, nu, ten visiškai jau, ne? Kur spinuose tu to nepadarysi. Nu, kaip sakant, nėra įperkų ir panašiai, bet online tu gali žaisti visus turnyrus turbūt aukščiau negu 5000. Aš nežinau, ar yra tokių žmonių realiai, bet gal yra. Tai yra, aišku. Kur žaidžia tik aukščiau negu 5000, ne? Ai, tik aukščiau. Nu, ar ten aukščiau negu 1000, žinai, nieko mažiau nejungia. Jo, manau, kad aukščiau negu 1000 turbūt, kad bus. Nu, tai va, tai įdomu, kiek va tokių žmonių yra, nes šiaip MTT rinka turbūt už spinus yra, nu, kartais didesnė, ne? 5 kartus, 10 kartų, aš nežinau, ten pagal žmonių kiekį. Ir tiek gamblerių ten daugiau, tiek regų ten daugiau yra santykinai. Tai va, sakykime, iš šitos MTT rinkos, kiek tų, žinai, žmonių yra, kurie žaidžia, va, sakykime, štuką plus turnyrus tik tais, nu, tipo labai jau high. Nu, jo, įdomu. 10? 20?
30? Nežinau, kažkaip tai ne. Nu, bet vis tiek, žinai, tu duomiesi šitą rinką. Kažkaip tai, aš tiesiog, žinai, žiūriu iš ssavo draugų pasakojimą, ne, ką kiti kalba, nežinau, ką Paulius kalba, ne, ką ten, kiek ten, nu, taip pat tie kiti regai uždirba, nu, tai nežinau, yra turbūt, bet tai ten daugiausiai jie iš laivų uždirba, ne iš online. Laivuose tai jie uždirba. Bet laivuose ten ne visi būna, žinai, kad turėtų 100%. Tai laivė, tai šis turbūt, tie, kur daug uždirba, tai tuos, žinai, tritonus, kur važinė, ten iš vis turbūt mažai savo actionų turi. Greičiausiai. Nu, tai įvairiai būna. Vat dabar irgi vienas bičias Austras žaidė milijoninį tą turnyrą Vondropą, ne? Ir kiek į savo actioną turėjo, ar teko girdėti? Kuris? Nežinau, Matijas ar kažkuris kitas. Nu, tai Matijas, Aibinger. Galbūt, o gal kitas, žinai, tai 3% iš milijoninio turnyro. Ten, žinai, aš tikiu, kad gal kažkas turėjo ir 3% iš regų, turbūt. Sunkiai jau. Bet tikrai žinau, kas turėjo 100% savo actioną, žinai, verslininkai, kurie tenais pasijungė. Tai jie tikrai turėjo savo actioną visą. Bet regui, žinai, turėjo ten labai didelį actioną ir dideliais pinigai žaisti. Nu, vėlgi, variacija ten yra kosminė, ne. Tai taip, įpirkos ant popieriaus jos yra labai didelės. Bet kiek ten, žinai, yra tavo procentų, kiek ten yra parduota, kiek ten yra išsvapinta ir panašiai, tai... Bet ar nemanai, kad čia ir biški toks pokerio vėžys? Svapinimai ir pardavimai? Nu, visa ta, kad supranti, tu pušini tuos bajinus, kad kuo didesnį, ten taip toliau, kad to ažiotažo, realiai ten, žinai, vos ne 2 dėdės pastatė kaip ant arklių, žinai, pinigus yra ir tiesiog kuris užranins šį kartą. Nu, žinai, ta rinka susiformavo tokia, o gal čia ir gerai, žinai, kad žmonės matytų, kad dideli pinigai, nes, pavyzdžiui, ir mano draugai, kurie nežaidžia pokerio, nežino apie jį dalykų, tai irgi galvoja, kad ten, oi, kokios šios sumos, ten tipo įpirkai turnyrą, ten 200 ar 500, wow, žinai, koks skirtumas, kad tu ten už 1 milijoną įsiperkė, ne? Bet vis tiek, tai tu nuo to milijono ten laikai 1, 2, 3% ROI, whatever. Pinigai ten sukas dideli toj rinkoje, ne? Didelių pinigų žaidimas, bet vis tiek, tu kažkokį dalelę, žinai, nuo jų gauni. Tai aišku, tai yra gerokai daugiau negu kažkoks Lietuvos atlyginimas ar kažkas. Faktas, kad čia pinigai netokie, žinai. Bet žmonėm įspūdis pirmas gali būti biški, žinai, per daug išpūstas. Tai kai jis išpūstas čia faktas, šiandien klausimų. Gerai. Ai, tai vat... Palauk, kur čia... Buvo tas klausimas. Kaip tu manai, ar didelė ta problema yra skolos teibluose ir pokerio bendruomenė ar didelė problema yra? Bendrai paėm. Manau, kad labai. Ir kaip tu manai, kad... Baisiai, ten, nu ta prasme, baisiai visi vieni kitiem yra skolingi ir baisiai yra nieks neviešinama. Ir tokiam, žinai, kaip, nežinau, kaip čia pavadinti, nu žodžiu, jo, kaip čia pasakyti, pinigai, kurie yra ant steiko pralošti, tai nėra skola, ne? Tai šitą dalyką irgi reikia, čia, žinai, nesėkminga investicija. Bet iš dalies. Ir čia taip visada sako silpnavaliai žmonės, žinai, kurie, pavyzdžiui, aš negalėčiau būti kažkam skolingas steikė. Nu, tipo, morališkai, aš negalėčiau su tuo susitaikyti. Nu, aišku, ten depends, yra daug visokių kintamų ir faktorių, bet, nu, in general aš būčiau linkęs, nu, būčiau tų žmonių pusėje, kurie norėtų, žinai, neturėt kažkokių kažkam ten įsipareigojimų, žinai, bet yra nemažai žmonių, kurie tiesiog, nu, tipo, give upina ir pasiduoda ir jie randa kažkokią tai kitą kelią, žinai, kurie įtikino investuotoją, kad jo, čia gerai investuok ir panašiai. Bet o kita dalis tai jo, tai yra turbūt ir skolų ten visokių, žinai, nes ten būna paskui kažkam pragyvenimui reikia dar ten skolinti, kažkas gal šiaip pragemblino pinigus, nu, tipo, daug visokių, bet nežinau, nieks nieko neviešina. Ta prasme, tu matei kokią nors informaciją, aš tai ne, bet istorijų tai yra šimtai turbūt. Nu, bet tai čia, žinai, visos jos taip vat ir vaikšto tarpusavį, žinai,
kur visi, kaip ir tokios gaunas biški viešos paslaptis, ne? Visi plius minus žino, kas čia kur Lietuvoje, ypatingai Lietuvoje, kur kas prisidirbęs ar ten dar kažką. Gal nebūtinai žino. Ne, tai visko, tai garantuotai nežino. Jo, bet kažkur kažką, tai bet nėra taip kažkaip, bet nežinau. Man tai irgi atrodo, kad problema bet aš net nežinau, ar čia yra kažkoks būdas labai to išvengti kažkaip, tai Žinai, pokerį... Vėlgi čia tokia, nes vėlgi tą pokerį, kaip reikia suprasti, kad renkas, biškai kitą auditoriją, jie tokie iš savęs, kur žmonės nori būti laisvesni, taip toliau, žinai, gerai apie save galvoja dažniausiai, nėra, kad, kad tu turi didelį nepasitikėjimo savim kompleksą ir eini pokerio žaisti, taip čia ne tas atvejis, žinai. Ir šiaip, žinai, pokerį pinigų nevertina taip kaip versle. Čia versle jau ten, žinai, tipo, tave po teismus užtasytų dar kažkur. Čia pokerį tu kažkam ten, žinai, 100-200 tūkstančių skolingas. Kas čia, žinai? Tipo, nei tu ten kažko, žinai, išprašysi per daug, nei ten kažką įrodysi. Jo, tas įdomus man momentas. Ar dar buvo klausimas, kaip tau su medicina? Ar jau viskas esi užryšęs, ar dar liko kažkokių galų? Ir ar kažkokių planų su tom turi ar net? Draugai liko. Draugai, kolegos. Jau mano kartos jau yra ir skyriaus vedėjų, jau užaugo žmonės. Tai šitos pusės jo, o šiaip, nežinau, būna ten kartais kažkokį sapną ten susapnuoja, žinai, randomin, kad kažką ten reikia varyti daryti, žinai, greitai. Rimtai, dar tokių būna. Ant tiek įsirėžė, žinai. Pasąmonė, tai blemba, žinai, įsirėžti, tai čia nėra sunku ten, žinai. Tai jau ten vien, žinai, kokį basic dalyką nueiti, žinai, į prožektoriumą ar ten nueiti, žinai, į morgą. Tipo, kur laiko numirėlius. Tai ne morgė jos laiko, kur jos laiko? Ne, medicinos fakultete mokymo tikslai, žinai, tipo, kaip sako, šventa vieta. O morgė, nueiti į morgą, ne? Tu nueini, ten tau įsirėši visam gyvenimui. Ta prasme, čia neįmanoma atmatyti, neįmanoma, aš tai kvapą. Tai jo, tas formaldehido kvapas gyr. Ten nelaiko jų formaldehidę, morgė nelaiko žmonių formaldehidę, jos laiko šaldytų, prožektoriume laiko formaldehidę. Tai ta, žinai, kvapas, kur aš ten, žinai, grįžau ten halatą, viską sudėjau skalbt, bet, tu neišskalbsi. Iš šiol dalykės. Tu neišskalbsi šitų dalykų, žinai, nes viskas lieka čia ir, tipo, žinai, tu pamatai tą vaizdą, tipo, valierą. Pradedam. Gerai, pasiėmė ten. Supjūklų, žinai. Viskas, žinai, ten. Tu ten liežuvį ištraukai. Gerai. Tiesiog. Okay. O tai čia, žinai, tik viena, o tų vietų ten yra labai daug. Yra ir smagių vietų, ir įdomių, ir kokių tik nori. Ten pirmos patirtis visokias gyvenimo, žinai, ten kokiam, žinai, akušerijos skyriui, ten gimdymai, ten, nežinau, kokiam operaciniai, žinai, pirmosios patirtis, kur, tipo, čia... Įsirėžė. Taip, žinai, vis tiek. Paskui, jeigu tu dirbi ten ir panašiai, tau tampa kasdienybė, tau žinai, net tie gal net neįdomu, taip, standartą, ne? Tai jo. Gerai, vis tiek turim daug su tavim kažkaip, tai kai susėdam labai ilgai visą laiką šnekam. Aš kalbu žmogus. Ir jo, kažkaip lengvai lėjas visada. Tai dar pašnekam apie tą bylą, kad vis tiek bus visiems įdomu ir paskui gausiu strėlių, kad nepaklausiu. Tai pralašėt ir kaip ten viskas baigės, ką tu ten gali papasakoti ir kaip toliau, gal žinai, gerai. Ponui sekas ar karma neskriaudžia. Tikiuosi, čia daug žmonių nežiūrės iki galo. Žiūrės. Gal bus jau išjungę kažkur anksčiau. Tai jo, pralašėme tą bylą, kad ir kaip būtų liūdna, žinai. Kokie tau įspūdžiai dar liko iš tų teismų, sakykime, iš Lietuvos, kaip visą praėjai, visą procesą, kaip viskas atrodė pačiam? Žinai, ką aš ten į tos teismus, aš ten niekur daug nebuvo, neturėjau tokios labai didelės akistatos, ten buvo gal didžiausia akistata šitam apygardos teisme, kur ten, žinai, buvo apklausos, prokuratūroje apklausoje teko dalyvauti, žinai, tų kalbų tyrimas ir panašiai, bet, kaip,
Aš tiesiog, žinai, aš ir seniau galvojau, kad pasaulis yra neteisingas, ne? Bet vat, po šito nuosprendžio supratau dar labiau, kad pasaulis yra neteisingas ir tu nebandyk jame kažką ten labai jau išieškoti ir tiesiog, žinai, esmė yra, kaip tu sugebėsi prie to prisitaikyti, ne? Ir kaip galbūt kažką savo naudai panaudoti ir panašiai. Tai va tas dalykas, žinai, kuris apie tai privertė susimastyti. Ir, sprendimas irgi toks, žinai, man jis nelogiškas, gal kažkam kitam jis yra logiškas, žinai, bet, manau, kad bet kuriam žmogui iš pokerio pasaulio. Labai mes rasim, ta prasme, žinai, iš pokerio, kad logiškai atrodytų. Čia tik mano manimu, kad tas, kuris nesupranta, jam gali atrodyti logiškai, ką čia liepia, žinai, kažkokius tai lošimais užsiimti, kuris neįsigilinęs. Jo, tai žinai, tas dalykas, kad sprendimas toks, kad, žinai, sutartis negalioja. O jeigu sutartis negalioja, tai reiškia, jis neturi splitint laimėjimų, jis gali viską savo pasilikti. Ir restitucija netaikoma, tai yra negrąžinama į pradinę padėtį. Tai yra pinigai, kurie jam buvo išsiųsti, ten apie 30 000 eurų. Jis juos irgi gali savo pasilikti. Tai čia, mano nuomonė, dvigubas nesažiningumas. Tipo, kad jis gali nesplitinti, tai okei, sutartis negalioja, bet tada klausimas, o kokiu pagrindu jis gavo pinigus ir kodėl jis jų neturi grąžinti. Tai, tipo, daug tokių neloginių momentų, žinai, tai va čia ta priežastis, dėl ko mes, kaip sakant, išsikraustam oficialiai iš Lietuvos ir čia, kaip sakant, veiklos nebevykdom. Nes, tipo, maždaug pasakė netiesiogiai, kad, jūs čia nepageidaujami, žinai. Nesvarbu, žinai, kad ten moka mokesčius ir panašiai Lietuvos valstybei, bet, tipo, sako, kad čia laukiniai vakarai, tipo, pinigus, jeigu nori, nebent teik išsimušk, žinai, kitais būdais, o ne kažkokiais tai teisiniais. Ir žmogus gali daryti, ką nori, jis gali skeminu, tipo, čia jo sąžinės reikalas maždaug moralės, o ne, kad tu ten kažką, žinai, teisiniais būdais galėtum atgauti ar susigrąžinti ir panašiai. Ir aišku, ten teisinių išlaidų belė kiek, ten mes patys išleidom turbūt netoli 100 000. Nagliui ten dar virš 20 000 reikėjo sumokėti teisinių išlaidų. Tai, minusas gavos nemažas, žinai, bet aš kažkaip nesikoncentruoju, tiesiog judam pirmyn ir viskas. Nebuvo pikta, taip, žinai, taip normaliai pikta, taip lievai kažkaip. Tokia neviltis, žinai, neteisybė. Neteisybė, žinai, sprendimas, kai atėjo, žinai, toks priblaškintis iš tikrųjų. Ir, ką žinau, Bet, pavyzdžiui, gali pasakyti, kad visoje šitoje istorijoje buvo ar ten teisėjas, ar kažkurie teisėjai, kad tikrai gilinos normaliai situaciją? Sunku pasakyti, byla vyko per COVID-ą. Tai visų pirma apygardos teisme, taigi buvo ten tas pilnas nagrinėjimas, kur ten apklausos, ten kaip vyko mokymai, ten ir panašiai. Stanislova klausė, tai gerai, mokai psichologijos, o turi diplomą, taip, baigimą. Ten advokatas Naglio klausė, žinai, taip, kad tu čia gali mokyti, maždaug tai keista, kad manęs nepaprašė kažkokio pokerio diplomą, žinai, ar aš turiu išsilavinimą, kad aš pokerį galiu mokyti. Tai va tokiais dalykais jiem, aišku, daug melavimo teisme, ten faktų perdėjimo, bet logiška, ne? Jeigu aš eičiau gintis į teismą, turbūt aš irgi naudočiau viską, ką galėčiau. Tai ten buvo lygiai tas pats, ten, kad nemokė, kad ten skatino lošti, daug tokių dalykų, žinai, net nemalonu klausyti, žinai, kai žmogus taip gali pasakot. Bet, aišku, turbūt ir advokatas primokė, ką kalbėti ir panašiai, tai čia, žinai, šitie visi dalykai ir, tai aišku, ten buvo planas eiti toliau, kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą ir panašiai, bet kažkaip advokatai nerodė iniciatyvos, aš pats irgi ne... Čia toks labai, žinai, visų pirma, ten priima labai mažą procentą bylų apskritai ir ten laimėti, labai sudėtinga. Ir kažin, ar Paksas laimėjo? Bet čia, žinai, ten pažįstos žmogaus teisės yra, čia tai... Aha. Kur čia tos žmogaus teisės kaip ir nėra pažįstas, kad sąžininga, kad čia. Negrąžino mano asmeninių pinigų pervestų Nagliui. Toks, žinai. Kur jie pradingo. Tai gerai, jeigu sutartis negalioja, tai tegul pasilieka tos vieningsus, o kokiu pagrindu, žinai, tos pinigus pasiėmė. Tai va, tokia, žinai, ir dar aš tai pagalvojau, kad laikas ir resursai, kurie yra reikalingi
toliau, sakykime, tęsti visą šitą dalyką, bylą, toliau gvildenti niuansus. Aš geriau viską nukreipsiu į pokerį, kur tai bus galimai daug pelningiau ir, žinai, kuriant kažkokią vertę, negu bandant ant kažką išsimušinėti. Tai jo, aišku, įdomu, ką Naglis veikia gyvenime. Ai, nieko nežinai, nesat, pavyzdžiui, susidūrę po to? Ne, nieko? Ne, kažkaip tyliai jisai. Bet, gal, aš tikiu, kad gal Naglis irgi matys tą podcastą, pažiūrės, tai linkėjimai jam. Tikiuosi, pinigus panaudojo teisingai ir nepragemblino kripto, nes teko matyti tenais. O tai, pavyzdžiui, nebuvo, kad po tos bylos kažkaip tai atgarsi tarp kitų mokinių turėtumėt? Kuria prasme? Kad aš nesidalinsiu laimėjimu? Jo, kažkokių tai, ar kažkokių tai, kad atsirado, kad tipo, čia tos jūsų negalioja tos sutartys, čia norėsiu, bet kada išeisiu. Tai čia žiniasklaida labiau šitą nusprendė. Ne, bet aš turiu... Nes žiniasklaidoje mačiau kažkur ten straipsnį, kad ten spinų mokykla, ten turės nutraukti sutartį su mokiniais, ten žodžiu jie nusprendė, žinai. Bet ne, šiaip mokiniai, man atrodo, kad mes irgi, žinai, kai renkame žmonės, mes žiūrim, ne tik tai į jo, kaip sakant, vien tik rezultatus, mes žiūrim, kas jis per toks, ne? Mes turim ten daug klausimų, ką jis veikia gyvenime, koks jo backgroundas mums įdomu ir panašiai. Ir mes stengiame, žinai, su žmogum, būti draugais labiau, sutarti, negu ten turėti kažkokius konfliktus, žinai, ir panašiai. Tai, žinai, stengiamės dirbti tokiu principu, kad mums dabar sutarties net nereiktų naudoti visiškai. Ir Naglis čia toks, sakyčiau, vienintelis egzempliorius. Ten faktas, kad yra visokių tų skemų, žinai, bet, tie skemai dažniau būna su make-upai susiję kažkokie. Bet, kad su Winningsais būtų susijęs skemas, tai čia realiai beprecedentis toks, sakyčiau, kad žmogus taip nuspręstų, nes... Kiti tai ten, nežinau, aš manau, kad ten daug žmonių yra, su kuriais net galėtum net sutarties neturėti, žinai, ir taip būtų all good, bet... žinai. O yra žmonių, kur ir sutartis. Viskas gerai, kol gerai, čia visą laiką taip yra. Tai dabargi kitos mokyklos ir dirba be sutarčių. Tai mes realiai turbūt vieninteliai, kurie dabar iškėlė veiklą į Maltą ir, žinai, ten dirbam su sutartėm. Nes mes vieninteliai nudegėm. Kiti galbūt laukia, žinai, savo momento, kur kažkas bus. Ne, tai gal kitokiais būdais ten irgi nudegė ir ten Poker Life'as ten turėjo ten tų bylų, kur pralašė. Make-upas ten. Jo. Ta prasme, jeigu mes su tokiom bylom būtumėm kreipęsi, žinai, tai mes ten būtumėm, nežinau, teismą užvertę popieriais, ne? Ir mes su make-upu neėjome į teismą, nes čia, mano nuomonė, tai ne tas momentas, ką tu ten turi ieškoti, žinai, teisme. Bet aišku, kiekvienas žmogus mąsto savaip. O dėl šitų, žinai, dėl sutarčių, ką ten mes persirašinėjom jas kažkaip, žinai, ten žmonės galėtų irgi sakyti, nesirašysiu, žinai, aš čia turiu vieną sutartį, ar mes taip susitarėm, tai kažkaip irgi. Ten, man atrodo, dar su keliais nepasirašėm, bet šiaip tai... Nėra kažkokių, tai ne? Žinai, jeigu žmogus atėjo neskemintis, atėjo tikrai nuoširdžiai dirbti, mokintis ir panašiai, tai jam... Tai bet, aš žinai, man tas ir įdomu yra, tu gal ateini su tokia intencija, tu išpranti, negali sakyti, kad šitas Naglis atėjo su intencija skeminti, bet kai jau atsiranda proga, jau to, žinai, pradedi gal biškitie tokie galvoja, žinai, jau visokių tų kreivų minčių atsiranda. Ypatingai, nes man atrodo, kad čia, kai jeigu žmogus yra greitai užaugęs, sakykime, ne, ten kokius, pavyzdžiui, kaip tu sakai, žinai, pasiemi jauną ten 2 metai, 3 metai, išmokė jo, jis hitino jackpotą, jis turbūt kitaip žiūri, negu tas, kuris, pavyzdžiui, grindino 10 metų, žinai, ir jis pagaliau hitino tą jackpotą, ir jam dabar reikia atiduoti, jis gal kitaip visai vertina. Čia gyvenimo pinigai. Jo, nes jisai žino, kad tie jackpotai, taip paprastai jie neatsiranda, žinai, ir jisai... Aš žinau tokį vieną žmogų, žinai, spinerį, jis man ir pasakos, sako, aš išsiūksiu jackpotą, sako, aš nežinau, ar dalinčiau, sako, aš negaliu atsakyti, kur jisai žaidžia ten 15 metų, sako, žinok, aš nežinau, kaip būtų. Tai aš tikiuosi, su jas teikerį informavai.
Ne, čia dabar jisai, viskas ten su juo gerai, aš manau, kad jis dalintas, bet kai dabar nežaidžia gal šiuo metu. Bet kai būna kalba tokia, savo blemvas, nes tu per visą tą savo vargą, per tą ilgą pokerio karjerą, ypatingai jeigu jinai nebuvo kažkokia, žinai, rožiam klota, tikrai gal sunkiai klota, tu kitaip jau pradedi žiūrėti ten į laimėjimus. Aš pats dabar, pavyzdžiui, visai kitaip elčiausi, jeigu dabar laimėčiau ten, žinai, tą milijoną, negu kad tada ten. Čia, žinai. Tai dabar jau reiktų 2 milijonus laimėti. Maždaug, kad atitiktų. Jau belė kiek. Pusantro. Visai, vėl, kitaip tu tiesiog. Nes tada tai ten buvo labai dideli pinigai. Aš ten atsimenu, buvau antram kurse, grįžtu iš paskaitų į baraką, mano kambariokas Justas sako, čia ta prasme, lietuvis laimėjo lemą, literaliai Starsuose, Sandy milijoną, eik tu na. Bet kitaip ir buvo, žinai, ten tų, nebūdavo ten tų tokių prizinių fondų, ten, žinai, jeigu ten Sandy Millions vienas didžiausių turnyrų, ten, žinai, 2,15, dabar tai čia juokas ten, žinai. Kur visokie ten 1000, 5000 kiekvieną savaitę ranina. Anksčiau taigi to nebūdavo. Anksčiau online būdavo 2 turnyrai 5000 per metus, žinai. Ten skupo main eventas ir W kupo main eventas. Na, šiaip ten tų milijoninių prizų net nebūdavo. Čia sakau, čia dabar reiktų, 3 milijonus reiktų kokius sim, kad jau... Šiaip ta industrija visai kitokia. Jo, ten buvo insane laimėjimas faktas. Tai gerai, vėl prikalbėjom valandas, sakys per ilgį podcast, vieni sakys per ilgį, kiti sakys per trumpi, kiti sakys trečią dalį daryti, čia vėl. Tai pasimatysim mane per seriją, pats pažadėjai, kad ateisi. Tikrai taip. Gerai, ačiū visiems, kad buvot. Dėkui. Iki.